ir negaliu patikėti, kad eina, žinai, moteris akivaizdžiai su tokiu trupančiu Louis Vuittonu, kur, žinai, dažai trupa, nes nei oda, nei kas. Ir tai vis tiek įsivaizduoja, kad čia yra kažkokia tarsi tikra rankinė. Ir man toks klausimas, tai palauk, tai ką tu dabar bandai apgauti? Ar visuomenė, kuri čia tave dabar mato, auditorija, ar pačią save? Kodėl tu tai darai? Aš savo visiškai atsakiau, kad tai aš pirkčiau dėl statuso, dėl to, kad jinai yra brangi, dėl to, kad va čia pamatys, kad aš čia turiu pinigų. Ir aš kai tai pasakiau atvirai, visiškai ir brutaliai atvirai savo, man pasidarė gėda tiesiog. Ant šaligatvio, ant kažkokių celofanų paklota sumestos tos rankinės ir aš visai galvodavau, tai čia turbūt šiaip guli. Geriau iš Tailando, žinai, su kompiuteriu paplūdime dirbsiu be Chanelio, negu stiklainėlėje trinsiu kėdę nuo 8 iki 5 su Chaneliu. Labas. Labas. Ir labas visiems. Tai šiandien mes su Lavija susėdom čia pakalbėti apie daiktus ir ne tik apie daiktus, parodančius statusą. Kodėl žmonės pameta galvą dėl brangių brandinių dalykų ir kartais tam krapšto paskutinius centus, nedaug dievė ima paskolas arba... Būna dažniausiai ir su paskolom. Arba ima netgi renkasi padirbinius, tai apie Chanel rankinės irgi pakalbėsim, apie Van Cleef'us irgi pakalbėsim, bet prieš pradedant noriu paprašyti jūsų paspausti tą patinka po šito video, prenumeruoti, jeigu dar neprenumeruojate mūsų kanalo, mums tai yra labai svarbu. Mes su Lavija norim, kad mūsų kuriamas turinys, į kurį mes tikrai įdedam daug širdies, pasiektų kuo platesnį ratą žmonių. Tai pagaliau įdomu čia yra jums patiems tikrai. Savęs nenusiskriauskite ir dar draugams parodykite, kad yra tikrai įdomių tokių epizodų, kuriuos kuria Suaugusių moterų klubas. Tai tikrai spauskite laiką, dėkite širdutę, komentuokite, nes už komentarą jis mums ir įdomus, ir svarbus, bet ir dar naudingas kažkuriam iš pakomentavusių, nes turėsime vėlgi prizų. Klausyk, o kodėl tu sugalvojai, kad reikia kalbėti apie tuos prabangos daiktus, apie tuos statuso kažkokius rodiklius ir panašiai? Nuo ko viskas prasidėjo tavo galvoj? Kas inspiravo šitos temos atsiradimą? Tokia istorija. Pasistengsiu aš ją greit prabėgti, bet šią vasarą į mano akiratį papuolė straipsnis apie aksesuarų kūrėją. Ir tie aksesuarai man pasirodė be galo... Lietuvoje čia ar užsienio? Užsienio. Be galo originalūs, nematyti, tokie išskirtiniai ir man po to straipsnio aš tiek susižavėjau, kad tiesiog nuėjau ir pafollow Instagram'e. Galvoju, pasižiūrėsiu, ką čia kuria, nes tikrai labai originalūs. Ir kaip naujai kai užfollowini Instagram'e, tau pradeda pačioj pradžioj labai dažnai tą paskyrą mesti. Ir tuos papuošalus aš žiūriu, tikrai labai gražu, viską meta ir tikrai tokie labai prabangus. Kažkurią dieną netgi nueinu pasižiūrėti, kiek jos puslapį, kiek jie kainuoja, aišku, žakteliu, nes tokie pigesni 3-6 tūkstančiai, bet ten jau tokie labai labai pigus papuošaliukai. Ir ten yra žiedai, apyrankės, pakabukai, o jau tokie prabangesni 30 tūkstančių ir taip toliau į viršų. Aš suprantu, kad ten turbūt yra auksas, brangakmeniai, gražu, galvoju, tai ne tie papuošalai, kur aš suprantu, kad aš kada nors gyvenimą juos pirksiu, bet jie tikrai labai gražus, įdomus ir galvoju, tebūnie ta paskira. Autorinis darbas, tai gali kainuoti bet kiek. Taip, tai tegul galvoju, ta paskira čia jau pas man Instagram'e būna, Ir taip laikas nuo laiko man visi išmeta tos postus ir aš vieną dieną pamatau savo feed'e Instagramo tokią gražią nuotrauką, ranka, žodžiu, viską ir tokia plastikinė apyrankė uždėta ant tos rankos. Tokia iš serijos, kur, žinot, kai būna mergaitiški žurnalai, įcelofonuoti vaikiški. Dovanėlė. Ir ten iš AliExpresso už eurą dovanėlę, kokia apyrankė plastikinė būna įmesta. Tai tai tokia, žodžiu, apyrankė ant rankos. Ir aš galvoju, kas čia followinu, kas čia per dalykai. Ir aš žiūriu, surprise, kad šiandien ta paskyra reiškiasi tų prabangių papuošalų. Ir aš galvoju, pala, come on, ką ta plasmasinė apyrankė čia veikia. Jau man tada kyla susidomėjimas. Aš gal aš netaip supratau, gal ten ne plastika, žodžiu. Atsidarau aš jau tą visą Instagramą, jau jį ten pradedu analizuotis. Jau laiko akivaizdžiai turėjau. Ir aš matau, kad ta apyrankė plastikinė, o ten suvertos plastikinės širdutės. Jinai taip laikas nuo laiko žiūri jau atsiradus kurį laiko, iki pusę metų. Gal ir nusišneku, gal 4 mėnesiai, bet žodžiu, kad jau kurį laiką taip vis atsiranda, žinai, tokia nuotraukėlė, brangios apyrankės ir šalia ta plastikinė.
tada žiūriu jau vienu momentu atsiranda Dreikas, jeigu žinau toks atlikėjas, nu tikrai žinomas, žodžiu, Dreikas su ta apyrankė. Brangios apyrankės matosi jau tokios ir šalia ta plastikinė. Galvoju, nu jau čia darosi įdomu, bet tam kartui, žodžiu, jau tiek pasižiūriu, pamirštu, žodžiu. Ir tada dar po kelių dienų man išmeta, kad dabar bus pardavime, reiškia, čia gal net storis buvo tos apyrankės ir tam tikrą valandą, limituotas ten kiekis tų apyrankių. Ne, gal vis tik postas buvo. Ir čia jau, žodžiu, suskupkit, kas norit. Ir man tokia mintis, kodėl? Kaip? Ta prasme, papuošalų kūrėja, pardavinėjantį papuošalus po 30 000, staiga pardavinės plastikinės kinietiškas apyrankės. Ir man tada tokia mintis, bet tai palauk, tai už kiek jinai jas pardavinės, žinai, nu, tai prasme, kame čia finta, žinai, kaip čia turi atrodyti, jeigu pas tave parduotuvėje papuošalas už 30 000, nu ir aš tau taip įsivardinu kainą, nu, ir šalia už $20 bus, tai kaip čia atrodys, kame čia logika, kame čia idėja, galvoju. Ir dar žiūriu komentarų žmonių ir komentuoja žmonės, gal pagaliau šį kartą aš įpirksiu jūsų papuošalus. Kelintą valandą, žodžiu, kiek ten jų bus, iš ko pagaminta, aš galvoju, nu, kamon, taigi matos, kad iš plastiko pagaminta, bet jau, žodžiu, žmonės, nu, ir aš vėl kažkaip taip man, nu, okei. Ir tada už kelių dienų aš jau išmeta, kad, žodžiu, buvo soldautas, išpardėm ar ten per valandą ar per pusvalandį tas apyrankės, ir aš tada, tai dabar man reikia pažiūrėti, tai kiek čia ta kaina, nes man tikrai buvo labai smalsu, tai kokia čia bus kaina, ir aš savo užsivarnus tanku, nu gerai, $20. Ir aš atsidarau tą puslapį jau jos ir matau pirmam plane jau tos plastikinės apyrankės, sold out parašyta ir spėk, kokia tos apyrankės kaina. Taip, tai jeigu už tiek pardavinėtų ten tūkstančiais, nu, sunku suvokti, nes dabar vis labai akcentuoja, kad čia kažkoks plastikinis neaiškus daiktas. Tai aš tave nuteikiau, kad nu, tai turėtų būti. Nu, tai nežinau, nu, tai turbūt turėjau užsimesti iki kokių ten €100. Tai tos apyrankės, limituotas jų kiekis, ten gal keli šimtai, buvo parduoti už $180. O tai bet gerai, dabar pasakyk man esmę tos istorijos. Tai čia buvo kažkoks tai feikas pripirkta iš AliExpress tipo parduotuvių kažkokių tai plastiko gabalėlių ir stumdoma po 180 ir ką? Įteigiama, kad čia jos kažkokia autorinė kūryba? Kame čia vinis? Tai vinis, žodžiu, tokia, aš pamatau tą kainą, prisėdu, nes jinai mane tikrai labai nustebina. Tada dar paskaitau komentarų žmonių. Nespėjau nusipirkti, ar bus dar papildymas, va, pagaliau jau kainą, jau čia galiu įpirkti jau ir tada vėl ten kažką, žodžiu, jau ten visi verkia, kaip nespėjo, žodžiu, kaip jiem čia reikia. Ir aš galvoju, nu, come on, €180. Aš tada, žodžiu, į AliExpressą įlendu ir susivedau ten raktinius žodžius, kad man ten surastų tą, ką reikia. Ir ką tu savo galvoji? Ir aš randu AliExpress'e tas plastikinės širdutes, tokias pačias kaip suvertojos apyrankė. Ta apyrankė yra suverta iš kažkur 7 spalvų širdučių ir AliExpress'e pardavėjas pardavinėja būtent visas 7 spalvas, identiškiausias tas plastikinės spalvas. Ir tu ten tik tiek, kad turi pirkti ten po 10 vienetų kiekvienos spalvos ir gali susiverti ir ten gaunasi, kad suvėrus tą apyrankę jos vertė ten kokis $2. Ir mane paima, supranti, toks neteisybės jausmas apima, žinai, ir aš taip, mane tiek sutrigerina šitą situaciją, aš galvoju, moteriška, tu stumdai aksesu, tu esi, apgavikė. Taip, respektabilus brandas. Tu parduodi aksesuarus už 30 000 ir dabar taip ciniškai nusipirkus iš AliExpresso plasmasinės širdutes, reiškiasi, už $1 ar $2, tu žmonėm parduodi už 108. Tiesa, eina ant dar vienos širdutės savo išgraviruoja ten vardą ar nežinau, žodžiu, brendo pavadinimą išgraviruoja. Ir aš apimta to pykčio, aš labai retai komentuoju tai, bet aš apimta to pykčio, tiesiog paimu ir parašau komentarą vienai moteriškai, kuri tenais verkia, kad jinai nespėjo nusipirkti ir kaip čia reikia ir ar dar bus papildymas, nes jin pagaliau įperka ir aš įrašau, taigi nueikite į tą AliExpressą ir už $2 įsiveskit va ten taip ir jūs atsisiūsit tas plastikinės širdutės, susiversit ir turėsit jūs tą tokią apyrankę. Ir aš parašau komentarą, nueinu miegoti ir aš atsikeliu ryte ir aš esu užblokuota tos paskyros. Tai gerai, tai prie ko mes iš tikrųjų einam, tai labai tokia iliustratyviai ilga istorija, kad yra daug feikų. Tarp kitko, kalbam čia apie amerikietę kažkokią kurėją, bet žiūrėk, šiaip toli ir ieškoti nereikia. Gerai, vardais nevardinsim, bet kiek yra jau nuskambėję, žinai, su panašiom istorijom ir tokiais fonais apie mūsų tokius žinomus žmonės ir parduodančius įvairiausias spektro prekes, kad nei ten labai originalu, nei ten labai sukurta, nei ten labai iš tikrųjų prabangu.
Ir šitoje vietoje aš tau noriu pasakyti, kad taip, tai manęs būtų nesutrigerinę. Aš žinau, kad lietuviai taip daro. Nu, bet atsiprašau, apie tuos lietuvius Vaugas nerašo, jie nepardavinėja, jie nėra jau pasaulinio garso papuošalų kūrėjai, kurie pardavinėja savo produkciją už 30 tūkstančių. Jeigu tai būtų... Taip, bet esmė juk ta pati, iš principo tai esmė yra, ta pati. Brendo vis tiek, atsakomybė, prestižas ir taip toliau. Kaip kalbėkime apie kitą pusę to, žodžiu, kaip čia pasakyti, auditorija, kuri ant to pasimauna. Yra pamišusi ir dėl to vardo susimokės už plastiką. Nes, kaip sako, žinai, kai yra paklausa, tai pasiūla visą laiką atsiras, o čia šis atvejis yra tiesiog klasikinis, tik tai, kad, labai nefaina, kad yra tiesiog afera, žinai. Bet žiūrint iš vartotojų pusės, tu supranti, tai kur tas kritinis mąstymas žmonių pabėga? Kur tas jų protas, kai jie mato plastiką, plastikinė apyrankė, kur būna, žinai, mugėse sukrauta, ten viskas po eurą ir jie draskosi, kada vėl bus ir vėl įperkamas daiktas ir jie nori už jį sumokėti, todėl, kad ant jo užrašė vardą garsų. Ir pačiupinėjo dar tom, žinai, rankutėm autorė. Tai vat apie tai kalbant, tu man priminė irgi tas, žinai, tokias tipinės situacijas, kuriuo aš irgi taip į galą visą laiką nesuprantu ir man taip visą laiką būna didžiulis, kodėl tai yra daroma. Kalbu, žinai, apie tas tokias akivaizdžiai feikinės rankinės, pavyzdžiui, Louis Vuittonai, Gucci, Chanelis, Prada, bet kuris iš tokių tikrai garsių jau, žinai, istorinių madų namų prekės ženklų. Pavyzdžiui, aš atsimenu paskutinį kartą tai Romoje, kai buvau, mačiau, kad ant šaligatvio, ant kažkokių celofanų paklotas sumestos tos rankinės ir aš vis laik galvodavau, tai čia turbūt šiaip guli. Tada kažkaip nuvažiavam, galvoju, kokį Milaną, kažkur po poros metų vėl galvoju tos rankinės, galvoju, tai klausyk vėlgi, jeigu neparduotų, taigi negulėtų jos, tai vadinasi žmonės perka ir po to pradėjau, žinok, stebėti ir pastebėti ir toj pačioje Italijoje, žinai, moteris kokiam rankinėm vaikšto, ir negaliu patikėti, kad eina, žinai, moteris akivaizdžiai su tokiu trupančiu Louis Vuittonu, kur, žinai, dažai trupa, nes nei oda, nei kas. Ir tai vis tiek įsivaizduoja, kad čia yra kažkokia tarsi tikra rankinė. Ir man toks klausimas, tai palauk, tai ką tu dabar bandai apgauti? Ar visuomenė, kuri čia tave dabar mato, auditorija, ar pačią save? Kodėl tu tai darai? Nes ten, žinai, po 30 eurų tokios rankinės, tai jos ten iš kažkokio celofano, žinai, iš popieriaus pagamintos. Bet ten, žodžiu, žinai, yra sufalsifikuota, aišku, ten tos spalvos, ženkliukai, ten užrašiukai ir taip toliau. Tai man, iki dabar aš negaliu savo atsakyti, kad ar negeriau tada eiti jau tiesiog su babytės spinta terbelė tokia, žinai, kur dabar labai irgi jau populiaru keletą metų hipsteriai mėgsta, žinai, kur tokios sietkutės, negu eiti su tokiu visiškai akivaizdžiu fufleku. Aš kito žodžio ir nerandu, kaip pasakyti ir įsivaizduoti, kad čia yra kažkoks tai neva tai Gucci, Chanel, Louis Vuittonas ar ten Balenciaga ar kas nors kitas. Tai šitas dalykas man irgi toks pat šalia šitos tavo istorijos, akivaizdžiai plastikas, akivaizdžiai AliExpress. Bet kaip taip užsimerkt ir užsiburt ir mokėti 180 yra daug. Taip. Dideli šiaip pinigai, tai tu gali... Ir išjungti absoliučiai kritinį mąstymą, net nebandyt paieškot, kad palauk, čia kažkas ne taip. Tai tai man tokie psichologiniai dalykai įdomu, tai kas žmonės iš tikrųjų taip aklai veda prie to tokio beprotiško, sakyčiau, troškimo, įsivaizduoti, kad jie gali įpirkti prabangą. Apie tikros prabangos įpirkimą kalbėsime vėliau, nes ten irgi yra tokių gerų beprotystės kitų formų, ar ne, kaip lindimas į baisias skolas, ir ten, nežinau, visokios irgi ten kitokie apsimetinėjimai, ir ne savo tokios realybės kažkoks irgi falsifikavimas, bet grįžtant čionai, ar tu turi kažkokių psichologinių, galbūt, nežinau, įžvalgų pagrindimų, kodėl žmogui reikia tokios iliuzijos, kad jisai turi prabangų daiktą? Pasikelt savivertį, atrodyt kažkaip geriau kitų akyse, nes jie tiesiog tikisi, kad nieks nemato ir nesupranta. Bet tai neįmanoma, nežinau, gal... Žinai, tik per televizorių tą Louis Vuittoną matę, tai tu neatskirsi čia padielką. Aš, pavyzdžiui, neatskirčiau tikrai. Neįmanoma neatskirti, tu juokauji. Ne, žinok, visiškai nejuokauju. Aš labai prasta būčiau spėjikė. Tai, kad jau net matosi šiaip tie daiktai, aišku, yra visokiausi dalykai, kur galima sužinoti, čia, žinai, kurie eina jau kalba apie tą tikrą atskirimą, nes yra padirbiniai labai aukštos klasės, tai gal tu turi omeny, kad tu neatskirtum, gali būti, nes yra toks juokelis vaikšto. Pačių pigiausių gerai, pačius pigiausius kur ten vaikšto juokelis, kad padirbinys geresnis už originalą, kokybiškesnis jau ir taip yra, žinai, yra pasistengusios tos gamyklos, žinai, Kinijoje, kurios ten, žodžiu, taip varo, bet apie tą tokį akivaizdų, ta prasme, tiesiog, žinai, sakau, fuflekas. Aš kartais susimastu, kad gali būti taip, kad žmonės tiesiog nežino ir nepažįsta, nes aš, žinok, pati esu nusipirkusi batus, kurie man buvo sportiniai batai, tiesiog sportbačiai, kurie man buvo labai gražus.
Ir man kažkas pasakė, sako, bet tai čia yra Padirbinys? ne tik padirbinys, kopija. Dizaino kopija. Taip, ir aš nežinau nei to brendo, kuris ten nukopijuotas, nei to dizaino. Dalykas. Ir aš tada tiesiog pasižiūrėjau internete ir, tikrai labai labai artima, bet aš, tiesiog neįsivaizdavau, ką perku, nes aš tiesiog tiek plačiai nesidomiu. Aš žinau, kad ten Chanel'is, Louis Vuittonas, Yves Saint Laurent'as, žinai, bet tų kitų, žinai, nežinau. Ir aš galvoju, kai pamatau tokį žmogus, tokia labai fake rankinė, o gali būti, kad žmogus nežino. Gal, bet žinai, dažniausiai tos jau visiškai tie feikai, kur ten ant šaligatvių parduodami Europos didmiesčiuose, tai paprastai tai nėra toks kažkoks nišinis brandas, ne kiekvienam galbūt girdėta, žinoma, yra tokia labai aiškus, istorinė, žinai, vardą turintis daiktai ir prekės ženklai, kaip sakau, tas pats Chanel'is, ten koks Louis Vuittonas iš 19 amžiaus pabaigos, žinai, pradžia datuojamas prekė, madų namai ir panašiai. Tai žiūrėk, gerai, dar kitas dalykas, tu man atsaky, gal tu žinosi. Aš kažkur netyčia pamačiau ir po to tikrai kažkaip pasidomėjau ir tikrai yra daug, kad taip yra. Pasirodo, čia dabar Lietuvoje, kas yra įdomu, nes Lietuvoje dar niekur nematėm, kad ant šaligatvių pardavinėtų padirbinius ar ne kokius Louis Vuittonus. Žinok, jeigu kokį tur, bet kažkaip gal. Bet jeigu matėt, nepamirškit komentarai, komentuokit savo įspūdžiais, dalinkitės. Bet už tai, žinai, koks yra pardavinėjimas, pavyzdžiui, tam pačiam Vintede, pasirodo, kad yra parduodami popieriniai maišeliai, kuriuos yra pakuojamos prekės. Tu išeini, pavyzdžiui, iš vienos parduotuvės, tau supakuoja ir tu su to maišu darai po to, ką nori. Ir tai paplitė ypač tarp tokių nišinių, žinai, kosmetikos arba kvepalų parduotuvių, tai tas pas Crème de la Crème, kurį mes čia labai gerai visi žinom. Tai tie maišeliai kurie yra vienkartiniai ir po to turėtum juos kažkaip tiesiog atiduoti, žinai, į perdirbimą vėl, jie yra parduodami už ten kelis eurų. Gal ir nedaug ten, gal ten kokie 4 eurai, ar ten 3 ar 4, tai kad kažkas juos nusipirktų. Ir aš dabar galvoju, tai kadangi vėlgi yra jų pridėta nemažai, tai turbūt irgi ne šiaip sau kažkas perka, atsiranda, žinai, ir paklausa. Tai gerai, ką su jais daryti, pasakyk man. Aš su maišeliu popieriniu, ant kurio užrašas ten koks nors prabangios kosmetikos. Aš, tarkim, žinočiau, ką daryti su kokiu ten Chanel'io ar Dioro maišeliu. Ką darytum gerai, su Chanel'io ar Dioro? Tai esu influencerė kokia, wannabe. Prisiperku maišelių, susistatau už nugaros, žodžiu, filmuojas ir visi galvoja, kad aš ten, nerodau rankinuko, nenoriu, o maišelius rodau, turiu. Bet, pavyzdžiui, kaip fleksinti su ta Crème de la Crème, žinai, tai jau aš nežinau. Su tais didesniais, tai gal dar, bet jie turbūt jau ir brangesni būtų, nes jau turėtų būti ir normalaus dydžio. O ten, tokio dydžio, maišeliukai, kvepalams įsidėti, ar ne? Bet kažkada esu kažkur, žinok, irgi girdėjusi, kažkokia influencerė pasakojo apie tą tokią madą ir aš niekada nebuvau atkreipusi dėmesio, bet dabar suvedu tą informaciją, kad pasirodo žmonės, nes kai kurie kompleksuoja, eidami į prekybos centrą, apsipirkinėti iš tam tikrų parduotuvių, nes vienos yra prabangesnės ir brangesnių daiktų ar neturi, kitos yra tokios jau tos masinės tokios prekybos. Ir pasirodo, kad, kaip tu sakai, nusiperka daiktą, pavyzdžiui, iš paprastesnės parduotuvės prisiperka ten tų daiktų, ar tai čia būtų ta pati kosmetika, ar ten kažkokie papuošaliukai, ar ten kokie drabužiai. Ir po to, mūsų atveju tai turbūt kažkokie maži daiktai, jeigu kalbame apie konkrečiai ten kosmetikos, tą Crème de la Crème, ar ne, ir susideda ir tada išdidžiai vaikšto po tą prekybos centrą, nes tau dažniausiai, žinai, reikia per kelias parduotuvės praseiti. Ir tu, žodžiu, eini išdidus, tau negėda ir sako, kad taip egzistuoja, kad jinai pastebėjo ir tokį tu tiesiog pati darė tokį tyrimą asmeninį, kad taip nutinka. Tai aš nežinau. Aš atsisakau to patikėti. Tai tada tie maišeliai, suprantu, kam naudojami. Bet, žodžiu, man čia yra viena iš tos beprotybės formų, kai žmogus labai trokšta prabangos, ir net keistai sukuria įsivaizdavimą, kad tai yra prabangu. Kokia čia prabanga turėti popierinį maišelį? Bet kažkam tai yra prabangu ir statuso dalykas. Nes kitas, kur eina pro šoną, tai jis nežino, ar ten maišelis, gal ten maišelis, o vidui kvepalai už 500. Žinai, bet ten yra po 80 eurų tų kvepalų pilna. Ir gali... Tu jau pakeli nosį, taip lyg pas tave ten už 500 būtų. Gerai, tai bet man tai čia yra iš tokių, žinai, iš tokių keistų tų formų, kur niekaip negaliu suprasti, kaip žmonės mato prabangą, bet kad tas potraukis prabangai yra ir aš manau, kad mes kiekvienas jį turim viduje, tik labai skirtingai, kiekvienam pasireiškia tai skirtingai. Tai kad jau šiandien kalbam apie prabangą ir prabangos dalykus, tai žinai, iš tikrųjų svarbiausia, man atrodo, prabanga tai yra tavo sveikata, kai tu į save investuoji ne į išorinius, butaforinius dalykus, bet pradedant nuo savęs, nes tada, žinai, tu švyti visom prasmėm ir tai irgi yra labai gražu. Tai apie tokią prabangą, kuri yra įkandama kiekvienam ir kurią galima turėti kasdienoje, tai yra
Oilesen D3, vitaminas D su juodųjų ikrų aliejumi. Žinai, vieni juodosius ikrus ant sumuštinukų tepa, erškėto, o čia kiekvieną dieną tu gali irgi lygiai taip pat prabangiai pasirūpinti savo sveikatą. Nes vitamino D, kaip žinote, mums šiauriečiams reikia kiekvieną mielą dieną, nesvarbu koks yra sezonas, nuo pat gimimo, tik labai svarbu žinoti savo dozuotę, ar ne? Tai vat kas yra gerai, kad Oilesen turi dar ir skirtingas dozuotės. Ir po tokios vasaros, kurios žmonės savo, kad nebuvo, tai vitaminas D yra dar aktualesnis, sakyčiau. Tai kai trūksta mums vitamino D, tai mums pasireiškia kas? Nuovargis, jaučiamas gali būti silpnumas, dažnos infekcijos, nusilpęs imunitetas, dažniau sergama. Ir peršalimu, ir gripu, ruduo kaip tik tai artėja, gali pasireikšti net kaulų skausmai ir lėtesnis žaizdų gyjimas ir taip toliau. Tai tų dalykų, kai trūksta vitamino D, daug žmonėm nutinka, tai geriau jau jo netrūktų. Ir kaip tu pati sakai, kad ir ta vasara buvo nekokia, tai man atrodo, kad apskritai rekomenduojama vitamino D tyrimą darytis nuolatos, kas pusę metų, kas metus, bet šiauriečiams yra taip, kada be pasidaryčiau, visą laiką žinau, kad reikia tik skirtingom dozuotėm. Kartais būna, kad reikia tik palaikyti tą, žinai, kiekį organizme, o kartais reikia tikrai tokio jau stipraus papildymo. Taip. Tai, pavyzdžiui, aš šiuo metu, žinau, geriu Oilesen 4000 tų vienetų vadinamų, ar ne, vitaminą D, jis yra kanapių aliejuje, tu, man atrodo, geri šiuo metu šiek tiek mažesnės dozuotės. Taip, aš dabar geriu 1000 tarptautinių vienetų Oilesen D3 su extra virgin alyvuogių aliejumi. Ir dar yra mažuliukams visai nuo pat gimimo lašiukais yra irgi vitaminas D, užtenka 1 lašelio per dieną kūdikiui, kad jo vitamino D, tos, žodžiu, atsargos organizme būtų nuolatos papildomos ir palaikomos. Ir žinok, mano dukra užaugo būtent su Oilesen vitaminu D, aš kažkaip tai prisiminiau, nes pakuotę žiūrėjau ir žiūriu, kažkur man matyti. Su žirafiuku. Taip, ir prisiminiau, kad mano dukra būtent šitą vitaminą D ir gėrė nuo mažumės. O kalbant konkrečiai apie Oilesen su juodųjų ikrų aliejumi, tai čia yra 4 kartus daugiau vitamino D ištirpinto omega šaltiniu tituluojamame juodųjų ikrų aliejuje. Tai šie papildai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų būklę ir raumenų funkciją, o juodieji ikrai pasižymi ne tik švelnių skonių ir kvapu, bet ir teigiamų poveikių širdies ir kraujagyslių sveikatai. Ir kapsulės yra šitų papildų labai mažos, todėl jas labai lengva nuryti. Ir kas man be galo yra svarbu, kad be konservantų, be dirbtinių dažiklių, be stabilizatorių ir sudėti nieko nėra, ko tenais nereiktų, ko ten neturėtų būti. Tai čia yra tikroji prabanga, kurią mes kiekvieną savo galima leisti kasdien. O gal pakalbam, iš tikrųjų apie tą tikrąją prabangą, pasijuokiam čia iš tų tokių keistų dalykų, keistų tų tokių troškimų, ar ne, kažkaip iliuziją kurti savo pačiam turbūt, nes, aplinkos tu neapgausi, bet kuriuo atveju, apie tikrą prabangą, apie tikrus pinigus ir apie tikras prabangos prekes, kad žmonės ima ir perka. Žinau, kad turi savo tokią vieną nuomonę, nes aš taip ją gal ir trupučiuką kitokią turiu. Dėl tų prabangos prekių? Man, kas labiausiai man yra įdomus toksai kampas, kad žmonės save įtikinėja, kad jie perka tas prabangos prekes dėl to, kad jos labai gražios, labai stilingos, labai kokybiškos, ten pagaminta Italijoje, labai ilgai tarnaus ir taip toliau, Prancūzijai, kai iš tikrųjų dažnai žmonės tiesiog apgaudinėja save dėl tų tikrų motyvų ir tai netgi turi terminą psichologijoje ir tai yra vadinama racionalizacija, tai yra psichinės savireguliacijos gynybinis mechanizmas, kai savo tikri minčių, jausmų ir veiksmų motyvai yra nutylimi, o vietoj tų savo pateiki tokius raminančius, savo patogius ir nesutampančius su vidiniais ketinimais aiškinimus. Tai mes tos paaiškinimus savo patikime tam, kad nebūtų gėda prieš kitus ir save. Kodėl aš tiek pinigų išleidau, pavyzdžiui, rankiniai? Ne, kodėl man reikia to Rolexo? Pavyzdžiui, žmogui pasakyti savo, kad aš noriu Rolexo, kad visi matytų, jog aš turiu pinigų. Tai skamba paviršutiniškai ir, netgi gėdingai, ar ne? O kai savo sukuri tokią biškį gražesnę istoriją, kad, čiagi grožis, kokybė, investicija į save, tai tada skamba biškį geriau. Tai man atrodo, kad žmonės tiesiog savo apgaudinėja, meluoja ir iš to prisiperka dalykų, kurių gal visai jums net nereikia ir ten paskutinius pinigus tam sukrapšto. Tai žinai, čia tokios irgi 2 kategorijos žmonių, 2, 3 gal daugiau, bet vis tiek galima į 2 skirstyti, kad vieniems tos prabangos prekės tai yra
tiesiog prekės, nes jų yra pajamos tokio aukštumo, didumo, kad procentaliai skaičiuojant, kiek išleidžia rankiniai, kremui, drabužiam, batam, kvepalam, dar kažkam, tai yra nedaug. Na, tiesiog jie vis tiek perka daiktus, bet kadangi jų pajamos yra didžiulės, tai tų daiktų, aišku, sumos yra kitokios. Ir šitų žmonių tokie pirkimai visiškai mūsų nestebina. Ir mūsų nestebina, ir jie patys savęs nei nuskriaudžia nieko, tiesiog jiems tai yra, prekė, tiesiog kitoj kategorijai. Bet žinai, tas man įdomiau yra, kai randasi tos žirklės, kai žmogus atvirkščiai yra tokių žemesnių pajamų. Ir tada tai jie būtent savo ir susikuria tą, kad aš perku dėl to, kad gražu. Tai tas, aš perku irgi labai daug slepia dalykų, nes vėlgi tai nėra, kad aš perku, tu turi turėti iš ko nusipirkti. Ir tada randasi daug tokių dalykų. Tai vienas iš tokių dalykų, tai vis tiek yra greičiausiai, dažniausiai yra į skolą, į lizingą, arba, nežinau, pasiskolina iš kažkokių pažįstamų žmonių. Tai turbūt net nėra taupimas daiktų, nes matai, čia tas prabangos dalykas, man atrodo, jis toksai dar labai toks dopamino klausimas, ir žmogus savo pasikelia tą kartelę taip stipriai ir aukštai, kad turiu, galiu, aš irgi toks supras, kaip noriu būti. Gauni. Taip, ir daug didesnį. Aišku, čia žinai, kaip su to dopaminu, kai po to iššoka, po to greitai krenta žemyn, po to, toksai priklausomybė jau tampa. Ir tada tai yra, tikra priklausomybė, nes žmonės ieško, galvoja, kaip gauti tų pinigų, kad galėtų nusipirkti dar kažką naujo. Nežinai, kai tu turi tokią jau rankinę, rimtesnę, mandresnę, tai žiūrėk, kažkaip tai nebesinori tuos senus batelius savo žiūrėti, žinai, už 25 eurus ar kad ir 100. Čia, žinai, prabangos prekės apskritai, jeigu apie rankinės kalbant, nes dažnai žmonės irgi maišo tuos dalykus, kad prabangos prekė ir brangu irgi netapatu. Kas yra brangu vienam žmogui, dar nereiškia, kad tai jau yra prabangos prekė. Prabangos prekė, bent jau apie rankinės kalbant, tai turi prasidėti mažiukas, tas klačas vadinamas ar piniginytė, turi mažiausiai bent 1000 jau kainuoti eurą. Supranti, tai nėra, kad 200 eurų, tai nėra prabangos prekė. Tai ne apie tai mes kalbame, kad jeigu tai rankinių kategorijų taip lengva kalbėtis, tai kažkokia piniginė, raktų pakabukas, bet kas, pavyzdžiui, žinai, gali būti, bet 1000 tu net nevadink to jokia prabangos prekė. Ir aišku, tai viskas didėja, tai po to mes jau apie rankinės kalbam, tai ten jau ir 5, ir 10, ir 20, ir 40, ir aukcioninės, ir dar aukščiau ir taip toliau. Tai tai čia dar turėtume tą suprasti, kad mes kalbam apie prabangos prekes, kurios, yra bent jau prasideda nuo 1000 eurų už mažą daiktelį. Tai aš tiesiog apie tai sakau, kad tos skolos ir paskolos, prisiminiau apie Pietų Korėją, tarsi labai tolima šalis, čia atrodo, čia mes kai ne prie ko, bet iš tikrųjų šiais laikais, žinai, pasaulis tas toks mažuliukas ir mes labai vieni kitus panašus daromės. Ir kaip kažkur irgi kitur skaičiau, kad mes iš tiesų vieni kitus yra daug labiau esame panašus negu skirtingi, kaip mes bandome galvoti. Tai ten yra toks parodytas Pietų Korėjos veidas, aišku, apie didmiesčius eina kalba, nes labai kontrastinga šalis, pavyzdžiui, ten regionuose, kaimuose visi gyvena kaip po senoviai, paprastai ten, žinai, vos ne ten senais arklais arė žemę, o pavyzdžiui, Seulė, žinai, ten toks beprotnamis dėl tos prabangos vaikymasis. Ir ką daro žmonės? Tai viena prabangos išraiška jiems yra plastinės operacijos, apie tai irgi jau kalbėjome. Kitas dalykas yra būtent rankinės moterims. Ir tada yra lendama į didžiausias skolas tam, kad tu galėtum nusipirkti tą rankinę. Ir kaip tu sakai, sau įsikalbėti, kad tu verta kažko, tada kažkam kitam parodyti, tada ta rankinė tarsi tau atrakina, žinai, kelius į kažkokius kitus ratus, į kitas visuomenės sluoksnius, kur tave priims. Tai tenai tokia istorija yra pasakojama apie merginas, apie merginą, kuri, žinai, ir mokėsi gerai, ir viskas kaip ir tvarkojo, bet kaip tų pinigų užsidirbti ir kaip prasigyventi, įsitaisyti, žinai, toj sostiniai. Tai ten tokios kontroversiškom veiklom tos moteris užsima, visokiose ten baruose, kaip tos konsumatorės dirba, ar netgi ten ir į prostituciją nueina ir įsivaizduok ir gauna atlygį būtent rankiniam. Todėl, kad Pietų Korėja yra trečia šalis pagal pirkimus prabangių prekių ženklų. Tai lyderis labai ilgą laiką, man atrodo, buvo Kinija, toliau Amerika. Ir dabar Kinija labiau atsisuko jau į savo vietinius prekės ženklus, pradeda atsisukti, nes Kinijos valdžia pradėjo tiesiog gėdinti piliečius už tai, kad reiškia atsisukti, yra priversti atsisukti, paliepta. Taip. Paliepta. Yra gėdinami, kad perka, žodžiu, iš vakarų pasaulio. Tai Kinija pradėjo atsisukti savo prekės ženklus ir kalba ne tik apie rankinukus, bet netgi ir apie luxury automobilius, kai eina kalba. O Pietų Korėja yra trečia, tai jie ten tikrai išprotėja. Ir ten tikrai, sakau, ir toks beprotnamis. Ir netgi viena tokia dar trumpa istorija
istoriją, kad viena ta moteris, kuri čia tokia kontroversiška ta veikla jau ir vertėsi, turėjo ten daug tų draugų, klientų, pavadinkim, tai gaudavo, žodžiu, tą užmokestį rankinukais. Toks kaip susitarimas irgi, nes ir klientai tarsi gerai jaučiasi, nes ne pinigus moka, nu toks irgi tarsi kaip tu sakai, moralės kažkokios ieškojimas, savęs psichologiškai nuraminimas. Tai jinai buvo sugalvojęs tokį triuką, kad visi tie jos jau draugai, žodžiu, žinai, kad jai dovanotų vieną konkretų Chanel modelį su labai konkrečia spalva. Ir jinai, kai jos klausdavo, tai kokios tu rankinės nori, nes čia supras tokia valiuta, tai jinai pasakydavo tą modelį ir žinai, ką to darydavo, gaudavo daug vienodų. Ir tada juos atiduodavo į komisą, taip gaudavo, išsigrindavo pinigų, pasilikdavo vieną tokį rankinuką ir eidama vėl, nes ten tokia, tas ratas jos buvo kaip toks besisukantis. Ir visi galvojo, kad... Ir su tuo pačiu rankinuku, ir visi galvojo, kad čia tas kurį aš padovanojau. Nu tai čia sakau, tai tikrai visai įdomi knyga pasiskaityti ir susipažinti, kad kokia yra beprotystė ir nieks nesako ir nieks nežino, ar tai nėra pas mus kažkur šalia panašiai. Mes irgi nieko nežinome, supranti. Bet apie tą tokį nusirengimą turiu meni, kad paskutinių baltinių atidavimą už tai, už ką po to mokėsi visą paskutinį gyvenimą, tai čia kaip lošimai. Nu tas pats, supranti. Tu gali taip įlysti, kad visą gyvenimą atidavinėsi savo skolas už tai štai prabangos prekes dėl kažkokios neaiškios konkurencijos. Dėl statuso mes sutarkim ties tuo, kad prabangios tos rankinės, prabangios mašinos ir visi tie luxury prekių ženklai, nu tai yra statuso simbolis. Mes norime savo statusą, kaip sakant, parodyti, kad mes jį tokį turim. Tai, bet aš šiaip noriu apginti tą žmonių statuso simbolių, tą naudojimą ir tą troškimą parodyti tą statusą, nes tai šiaip jau nereiškia, kad mes esam blogi ten ar kažkokie smerktini dėl to, kad norim dalykų, kurie mūsų statusą pabrėž, ar ne? Tikrai ne. Nes blogai yra tada, kai tu bandai pabrėžti statusą, kurio nėra. Jeigu tu bandai pabrėžti statusą, kuris yra, tai kodėl ne? Tai... Bet ar nėra dažnai, kad vat būtent, kad tu dažnai nori pabrėžti, ko nėra ir vėl kurti tokią kitiems miglą pūsti akis. Taip, tai tas statuso siekis yra vis tik tais natūralus, toks tai socialinis instinktas, kurį turi visi žmonės. Ir nuo senų senovės, ir tie tos indienų plunksnos, ir aukšti perukai, viskas būdavo statuso ženklai ir dabar, kaip sakant, tie mūsų rankinukai, tai indienų plunksnos ir aukšti perukai, kurie kažką tai simbolizuoja mūsų priklausimui tam tikram visuomenės sluoksniui, tinkamumą antrai pusė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šiaip jau statuso simbolis tai nėra tokia tuščia užgaida. Tai pasirodo yra evoliucijos metu susiformavusių išgyvenimo ir reprodukcijos mechanizmų rezultatas. Kodėl išgyvenimo? Nes statuso simboliai praeityje reiškia prieimą prie išteklių, prie maisto, prie žemių. O reprodukcijos mechanizmas, nu čia vyram labai aktualu, tai reiškia, jeigu tu turi statuso simbolių, tai jau priešinga lytis nori su tavim jau poruotis, daugintis, nes tu, reiškia, jeigu turi juos, tai tu esi pajėgus išmaitinti palikuonis, taip. Tai, žinai, kai tu kalbi apie statusą ir tą tikrąjį statusą ir galimybės, man čia kažkaip net nėra tokios temos gilios, nu man kažkaip okei, čia žinai, kaip šnekėjom apie Bezoso vestuves. O tai išsikėlė už kiek ten 11-16 milijonų. Dieve, matai, kaip pamiršom, tiek milijono, net nu, žodžiu, 50, man atrodo. Ar ne? Nu tai gal, žodžiu, kai kažkiek daug milijonų, jau gerai skamba. Ir kaip po to buvo paskaičiuota, kad jam pagal tą procentą jo turtą, ten yra ten ką ten. Taip, ten juokinga, kaip mums, pavyzdžiui, būtų ten koks nors tos vestuvės kainuotų pagal, pavyzdžiui, mūsų turtą vertinant ir išlaidas, ten kiek ten 30-40 eurų buvo paskaičiuota, ar ne? Tai man kažkaip manęs tie dalykai, žinai, visai nejaudina, bet sakau, vat, kai tas troškimas toks begalinis, kai žmonės save nususivaro dėl to tokio noro būti kažkuo kitu, kuo nėra ir bandyti kitiem parodyti. Ir apie tuos daiktus galima ir pakalbėti ir apie juos šnekėti ir su kažkokia ironija, ir su savo kažkokiam asmeniniam patirtim, ir apie tą komercinę pusę ir apie tokius mitus. Pavyzdžiui, vienas iš mitų man irgi, žinok, taip ilgai sklandė ir atrodė, kad vardinės rankinės, tos jau tikros vardinės prabangios jau tų tokių, žinai, legendinių madų namų, tai yra investicija. Nu, pavyzdžiui, žinai, kaip ten kokie nors papuošalai, laikrodžiai, ten, nežinau, brangieji, ten taurieji metalai ir taip toliau, turtas nekilnojamasis, tai jau investicija. Ir tai buvo taip iš tikrųjų taip ir teigiama, tarsi, va, tu nusiperki, va, kažkokį išskirtinį daiktą, tai investicija. Ir mačiau, žinai, labai vienos Amerikoje butiko pardavėjos tokį, nu, kaip video susukta, aišku, irgi čia, žinai, ką jinai norėjo tuo pasakyti, bet aš po to pati tą supratau iš savo patirties, kad tai yra mitas, todėl, kad iš tikrųjų tą rankinę galima prilyginti kaip su automobiliu nauju, kaip sako. Tu žinai, kad tu išriedėsi iš automobilių salono
ir automobilis iš karto nuvertėja. Ir apskritai automobilis visada nuvertėja, išskyrus vienetinius išskirtinius atvejus, ten kažkokius vintažo ar ten istorinius, ar ne, tas mašinas. Tas pats su rankinė, kad išneši ją iš parduotuvės ir jinai tampa jau rankiniai iš antrų rankų. Viskas, tai yra nebe iš parduotuvės. Ir jeigu, pavyzdžiui, po to tu nori nunešti į butiką tą rankinę priduoti, tai kaip ir pasakojo ta moteris, visi ateina ir tikisi, žinai, dar užsidirbti, suprask, nusipirkau parduotuvę už tiek, o jau dar nueisiu į butiką ir čia, žiūrėk, man per metus ta rankinė pakils jos vertė. Tai taip nėra, jinai tiesiog nuvertėja ir už ją gali gauti ten, geriausiu atveju, ten priklauso, aišku, nuo paklausumo modelio, čia daug tokių niuansų. Apie kokių ten 30-40% tikrosios vertės, ką tu sumokėjai, nes komisai užsideda labai didelį antkainį po 100-120%. Ir tai vadinasi, tu turi kaip komiso atstovas norėt, kad kažkas nusipirktų tą rankinę iš tavęs. Tai jinai vėlgi negali viršyti tos kainos, kuri yra iš oficialių pardavėjų kaip naujas daiktas. Tai man tai buvo tas, kad mitas, kad nėra vardinė rankinė investicija, išskyrus vėlgi tuos atvejus, kai tai kažkoks yra išskirtinis vintažas, arba tos rankinės priklausė istoriniams asmenybėms, ar ten kokioms žvaigždėms, žinai, kur ten aukcionuose jau ten pardavinėjama, bet tai jau net netraktuojama kaip daiktas, kur tu nešiosi kasdien, tai yra kaip kolekcionierių jau reikalas. Tai va, žinai, man atrodo, kad man bent jau buvo tas, kad gerai, patinka rankinė, pirk, bet tu nežiūrėk, kad tu čia darai tokį nerealų sprendimą ir investuoji, žinai. Tai yra, mano akimi žiūrint, tai yra investicija, bet nėra va taip suprantama investicija. Neekonomiškai. Ekonomiškai. Nebent tai yra Hermes rankinė, tai jas tikrai galima parduoti gerokai brangiau negu tu ją nusipirkai, nes ją tiesiog gauti yra labai sunku. Taip, ten eilės reikia laukti po 5 metus. Ne tik eilės reikia laukti, bet dar nori nusipirkti. Tarkim, jeigu tu matai pa žmogų Hermes rankinę ir jinai kainuoja, sakykime, tokia pigesnė Hermes, kokį 10 000 arba 20 000, tai žmogus, kuris turi tą rankinę už, tarkime, 20 000, tam, kad ją gauti, jisai turi nuo 5 iki 10 kartų daugiau išleisti prieš tai pirkdamas vazas, lėkštes, tapkutes, diržiukus ir taip toliau, kad jam pasiūlytų nusipirkti tą rankinę. Tai va, tai žodžiu, ją sunku gauti, todėl ją parduot galima tikrai gerokai brangiau, tai Hermes galbūt ir yra investicija. Bet yra tokia niša ir tada jau kalbam apie tikrai didžiulės sumas, bet jeigu kalbam apie O kalbant apie Chanelius, tai yra investicija, mano akimis, statuso prasme, kad lyg ir biški trūksta, bet aš taip, jeigu aš žinau, kad tam tikriem žmonėm, tam tikroje aplinkoje aš padarysiu įspūdį su tuo ir tai tikrai veikia, prasme, būkim bėdni, bet teisingi, bet tikrai kartais tai veikia, tai tada tikrai kartais verta tą rankinę nusipirkti. Taip, pritariu, va čia yra geras posūkis. Jeigu, tarkim, tu nori susirasti turtingą vyrą, nori kažkokią tais aplinką. Čia investicija tokį savo socialinį ateinantį gyvenimą, bet jeigu ekonomiškai, kad užsidirbsiu iš to kaip iš nekilnojamo turto, nes jis pabrangs, tai taip nenutiks. Nes tos rankinės, Chanelį ir taip toliau, jos yra greito atpažinimo kodai. Ir kaip anksčiau būdavo. Ta prasme, tu matai ten kokį karį ar valdovą, tai tu, nereikia tau klausti ten kokio tu ten lygio karys ar ten kokio tu čia rango valdovas. Taip. Tai tu pasižiūri į kardą, pasižiūri ten purpurinius drabužius, nes purpuriniai dažai labai brangiai kainuoja, ne kiekvienas turi, ir tu iš tų atributų jau matai, kad jo tam tikras levelis. Ženklai. Tai šiais laikais, supranti, jeigu tu eini su Chaneliu ant peties, su Van Cleefais auskaruose ir ant kaklo, su Rolexu ant rankos ir lipi į Lamborghini, tai gyvenimas pavyko. Tai nuo kažko pradėti reikia, tai pradėkim nuo to Chanelio, žinai, biški jau tai pasitaupykim, susikaupkim ir tada galbūt tai yra investicija, jeigu tu žinai, kaip jinai tau padės, nežinau, kažko pasiekti, kažkur papulti ir kažką padaryti. Kaip strategija matai, o aš dar matau kaip kitą investiciją, tu irgi užvedei, kad iš tikrųjų investicija į savęs tokį nuoširdų, pavyzdžiui, palepinimą ir tokį turėjimą, tai, kas tau labai patinka ir nebūtinai didžiuliais kiekiais, ar ne, tu gali turėti vieną daiktą, bet jis iš tiesų tau gali tarnauti labai, labai ilgai ir jis tave džiugins. Jeigu tai yra daiktas, kurio tu norėjai, rankinės, kažkaip rankinės iš tikrųjų toks turbūt vienas ryškiausių prabangos simbolių ir labiausiai paplitęs populiarus, ar ne, kaip atpažįstamas dalykas. Tai ta rankinė tau gali tarnauti 10 metus ir jinai tave džiugins, nes, pavyzdžiui, tu esi tikras, kad tu norėjai šitos rankinės, kad tu emociškai kažkaip ryšiesi, pavyzdžiui, prie kokių nors mados namų, nes tau įdomi yra, pavyzdžiui, jų įsikūrimo istorija, galbūt kažkokios personalijos, kuriom tu simpatizuoji irgi susijusios su mados namais, galbūt šiuo metu, pavyzdžiui, kokie nors net muzikantai per pristatymus
madų namams, kolekcijų, kuria tam tikrą muziką, o tu esi, pavyzdžiui, gerbėjas to muzikanto, nu, tokių daug labai dalykų. Netikiu visi, nu, aš tave paprovokuosiu. Gerai, tu man pasakyk, kokią nors savo svajonių rankinę. Gerai, tai aš galiu šiaip nors, kad mes kažkaip galim tos asmeniškumus įjungti. Ne ką turi, bet svajonių. Nu, matai, man visų pirma... Ką tu turi. Taip, man kas yra įdomiausia, kad aš neturiu svajonių rankinę. Gerai, tada aš pasakysiu Galiu pasakyti tik tai porą, kas man patinka. Gerai, pasakysiu, man labai patinka, tik modelio nepasakysiu, tikrai nebūtinai tas Birkenas, bet ir ne pats didžiausias Hermes, grinai žydros spalvos rankinę, aš ją kažkur pamačiau. Rankinės. Ir jinai man buvo labai graži, su tokiu metaliniu, bet ne auksiniu, o būtent su sidabriniu. Ir aš mačiau kažkokiam kontekste, kurį atrodė jinai tiesiog nuostabiai. Tiesiog jinai man buvo labai įsimintina. Bet gal tiesiog visam, derinys su visą derinys, taip, tiesiog. Tai sakau, vėlgi, tai atrodė kažkaip gražiai ir taip išskirtinai, kur daiktas tave tiesiog irgi labai papuošė. Nu, mat, kažkaip tiko. Tai apie išskirtinumą. Tada man visada patiko klasikinės, nematomos, vidiniais užtrauktukais segomos su va tokiu mažuličiu Prada ženkliuku rankinės, juodos arba šviesiai pilkos. Ir man visada patiko, pavyzdžiui, tas pats Louis Vuittonas, bet vėlgi iš tų klasikinių, nes man patinka tas koloritas, jų ta klasika, kuri yra nemarino nuo 19 amžiaus pabaigos, šokolado spalva, nu nežinau, man iki dabar jinai atrodo, wow, tokia amžina, žinai. Tai tiek tu mano svajonių, tai net nesvajonės, tai yra tai, kas man visai gražu. Taip, tai aš va tau pasakysiu, kad sakai, va čia kažkokie mados namai patinka, čia kažkoks stilius. Ir čia yra taip slidu ir aš visiškai tuo netikiu, nes aš savęs pati paklausiu. Aš daug ten tų svajonių esu turėjus, kai kurios rankinės, pavyzdžiui, Dior, aš nežinau, ar oficialiai jinai vadinasi Kidney, kur kaip inkstas atrodo. Kažkokį turi kitą pavadinimą, kažkada buvo labai graži, man dabar pati baisiausia rankinė yra, kokia tik tais gali būti. Bet tokia, kur jau ilgiau, man graži ir iki šiol yra graži, tai yra Chanel, turbūt 2.55. Tokia visiškai ta sudyksniuota, tokia juoda, dažniausiai tokia vidutinio dydžio, ne ta pati didžiausia tarba. Ir aš taip savęs nuoširdžiai klausiu, aš irgi nugau Chanel, Coco Chanel, čia istorija, čia klasika, čia jau... Man visiškai nepatiko Coco Chanel, turint omeny jos dar bendradarbiavimas su naciais. Taip, tai žodžiu, man ta rankinė iki šiol vis dar graži ir aš taip vis galvoju, betgi nusipirksi, ilgai tarnaus, čia toks prie visko derantis, visiška klasika, žinai, čia niekad nepasens. Italijai ten ar kur pagaminta, rankų darbo. Ir paskui aš savo taip sakau, Kristina, gerai, o va dabar šalia padeda rankiniai. Rankų darbo, Italijai pagaminta, tokia pat kokybiška oda, ilgai tarnaus, klasikinė, kur prie visko dera. Ir tau uždeda 8 000 kainą. Nu, tau tikrai labai gražiai, bet mokėsi 8 000 ir aš, ne, o kodėl nemokėsi? Tu už ką čia tos 8 000 užaugimo? Čia net ne Chanelis. Bet yra tas emocinis prisirišimas prie prekės ženklo, nes tau ar tai svarbu. Gerai, dabar bekalbant prisiminiau. Man va toks kaip kažkoks vidinio, kažkokio galbūt statuso savo užsipildymo ar ką. Nu, man yra, pavyzdžiui, Bottega Veneta rankinės. Nu, man jos yra išskirtinės, man jos yra wow. Ir už tai dabar, kai visur pradėjo eiti jau tas, dar kitas atšaka yra ne tiesiog kažkoks padirbinys, kur bando įteikti, kad tai yra vieno ar kito vardo, ar ne daiktas, bet kai ima dizainą ir kopijuoja dizainą, bet parduoda su savo prekės ženklu. Pavyzdžiui, dabar žiūriu, kad tiek daug va, tas autentiškas Bottega Veneta pinimas, tų juostelių siauresnių, mažesnių, eina per visus kitus paplitusius, žinai, ta prasme, prekybos tinklus. Gerai, jos aišku yra brangesnės, bet jos nėra prabangios, jos yra įperkamos. Tai man taip ir liūdna, nes tai buvo braižas, tai buvo atpažįstamumas ir tai buvo, kaip tu sakai, kažkam statusas. Tai va toks subtilumas, kai tu atsineši kažkokią istoriją, kad tai yra mados namai, kad tai yra vėlgi susikurta prieš daugiau negu 100 metų ir panašiai. Ir aš paprieštarausiu, pavyzdžiui, tau dėl to dalyko, kad ir Louis Vuittonas, pavyzdžiui, ne? Kad gerai, aš turiu ten prieš 10 metų nusipirktą, pasakysiu, kokiu būdu nusipirkau ir kodėl tai nutiko. Nebuvo ten kažkokia labai tarp kitko jau ten baisiai brangi, žinai. Manau, kad dabar šiaip viskas yra gerokai pabrangę. Prieš 10 metų išėjo mano pirma knyga ir aš gavau tos knygos avansą ir šiaip knyga buvo labai populiari, labai greitai buvo išpirkta ir kartoti tiražai iš karto tapo bestselleriu. Ir aš tiesiog, man įkrito tam tikra pinigų suma ir aš tuo metu buvau Milane ir, žinok, nuėjau į tą butiką be jokios minties nieko. Bet aš pamačiau, tą tašinę tokia buvo trupučiuką kitokia, galbūt ten kažkokio gal to sezono leidimas, gal ten buvo kažkokių tokių truputėlį detalių kitų. Ir aš pagalvojau, kad aš kažkodėl noriu įsiprasminti savo tą sėkmę. Ir aš po to, kai žiūrėjau, And Just Like That, ta Sima tokia buvo.
Gal tu atsimeni, tokia scena buvo, kur iš jos pavogė Hermes rankinę ir jai buvo negaila, kad kas buvo išvogta toj rankiniai, bet jinai norėjo, kad tas vagis išmestų tą rankinę, nes ten jos buvo kažkoks sėkmės istorija, jos pirmas kažkoks tai kontraktas labai toks sėkmingas, kurį jinai ar ne pasirašęs dėl nekilnojamo turto. Ir jinai verkė tos rankinės ir jinai atsirado. Tai aš ją kažkaip, žinok, žiūrėjau ir net releitinau, visai suprantu, nes man tas daiktas toks primena tai, kad tu gali. Kad tu gali. Bet gali nenusipirkt. Bet galėjai nusipirkti ne tokio žinomo brendo rankinį ir prasmint savo sėkmę. Taip, bet supranti, bet tas daiktas man buvo be galo estetiškas ir gražus. Ir aš, pavyzdžiui, noriu... Tik. Ir man labai patiko. Visiškai nuoširdžiai negalvoji. Louis Vuittonas, aš tau sakau, tai aš galiu pasakyti apie Louis Vuittoną. Tu ką tik sakai, kad, pavyzdžiui, nesąmonė prisirišti prie prekės ženklo. Balenciaga. Visi eina iš proto. Man visiškai nekelia. Man duotų tą rankinę ir sakytų, va, žiūrėk, va, čia tau duotų nešiok. Galiu nešiot, bet man niekad nesinorėjo nei vieno daikto. Gal nes Balenciaga yra ne visiems atpažįstama, kaip bebūtų. Louis Vuitton, Chanel, taip. Nežinau, Balenciaga, žinai, su savo tokiais užrašais ant rankinių, kur mėgsta jaunimas, tai yra labai visiems atpažįstama ir tikrai, ir su savo tais tikrai labai jau kas žino, tai žino ir tas ta avalnė jų ir viskas jau kas domisi. Bet man, pavyzdžiui, emociškai aš nesirišu. Man, pavyzdžiui, labai artima Burberry. Nežinau, dėl to, kad tai yra Anglija, Didžioji Britanija, tas klasikinis langelis. Man vat kažkas, žinok, sukelia. Tas pas man yra, pavyzdžiui, su pačiu Louis Vuittonu. Aišku, pasirinkau tą. Tu kalbėjai apie Chanelį, jisai brangus ir man visiškai nieko nekelia. Gucci man, žinok, vienodai. Gucci labai bjaurus. Gali voliotis, man, žinok, visiškai vienodai. Tu supranti. Ir aš suprantu, kad reiškia įmanoma, kad tai nėra tik tai prabangos dalykas, va taip aklai. Man kažkas patinka to estetiko. Ir dar estetiką noriu užginti, kad pasirodo yra tokia žmogus, netgi yra tokia neuroestetika mes turime, žinai, savo smegenyse. Ir tai yra nieko tokio, kai tu nori gražaus daikto arba tu matai gražų daiktą, nes nuo to mes irgi pasikrauname, užsikrauname, aišku, per tą patį dopaminą. Tai norėti, turėti daiktą, kuris yra, aš, pavyzdžiui, tikrai esu estetė, pavadinkim, ar ne, man svarbu, kad daiktas, pavyzdžiui, būtų gražus ir man patinka, kai namuose yra gražus daiktai. O ne tik daiktas, jis vis tiek reikalingas, man patinka, kad jis man būtų gražus. Ir aš matau, kaip jis mane psichologiškai veikia. Ir jeigu sugeba veikti psichologiškai mane, jeigu aš tame santykė su daiktu gaunu naudos, man tai yra svarbu. Jeigu tai yra tik atsiranda, kad kiti pamatys, tas Louis Vuittonas iš 5 metus gulėjo mano spintoj. Aš tiesiog niekur beveik su juo nejau. Bet man jis buvo kažkoks, pačiai su savim dialogas, kad tai yra mano pirma knyga, dėl kurios aš taip pergyvenau, jaudinausi. Tai yra sėkmė, tai yra toks išsipildęs daiktas, kuris yra taip, toksai brangesnis, ypatingesnis, bet man tai buvo tiesiog dovana pačiai savo. Nes dar atskira kategorija, mums čia laidos neužteks, kai tos dovanos yra tiesiog gaunamos dideliais kiekiais, supranti. Bet man atrodo, visos tie daiktai, ypač iš moterų, kurios tiesiog ima ir nusipirka, nes joms patinka turėti tą daiktą. Man yra, žinok, bravo. Gerai, aš patikėjau. Aš pati savo esu atsakiusi... Ir dar atsiprašau pasakysiu, dar Louis Vuittono norėjau pasakyti. Ir kai dabar, pavyzdžiui, jo kolekcijoms muziką kuria Pharrell Williamsas, kuris man žiauriai patinka nuo seno ir jis yra toks visiškai nerealus kūrėjas, man, žinok, dar daugiau tas toksai pristrišimas, kaip gražu. Nors man tikrai gražus jų kuriami daiktai. Ok, įtikinai. Neįtikinai, bet tiek to. Ta prasme, tiesiog pabaigiau, pasakiau savo litaniją, galiu tu dabar sakyti. Nežinau čia kodėl bet tiesiog norėjau pasakyti galbūt savo kažkokią, santykį asmeninę. Jo. Artėjant šventėm, atrodo, neartėja jos, bet iš tikrųjų tai artėja pabiški. Mes vis dažniau pradėsim kalbėti apie dovanas, nes jau kuo toliau, tuo aktualiau tai darosi. Yra žmonių, kurie jau rugsėjai praėjo kalėdinių dovanų ieškoti. Tai mūsų jau, galima sakyti, nuolatinis rėmėjas, ar ne, Japoko, turi tokius dovanų rinkinius, kurie labai tinka, jeigu jūs ieškote originalios, išskirtinės, nematytos dovanos, ir tokios, kuri tikrai negulės lentynui ir nekaups dulkių. Tai Japoko turi dovanų rinkinius. Labai skirtingo amžiaus žmonėms tinkamus. Tai yra ir top japoniška kanceliarija rinkinys, ir išskirtinės kokybės japoniškos kanceliarijos dovanų rinkinys, ir dovanų rinkinys tinkamas paaugliams su figūrėlėm, trintukais iš anime. Ir mažesniem vaikam tai tikrai išsirinks kiekvienas ir dėžutė tikrai labai originali, gražaus japoniško dizaino. Tai aš pas save čia dabar turiu rinkinį su premium kanceliarija ir tame rinkinėje jūs rasite jau legendinės, galima sakyti, jau visi, kas išbandė, labai džiaugiasi
ypač kokybiškas ir ypač stilingas japoniškas žirkles, tuomet japonišką parkerį, ne rašiklį, japoniško dizaino figūrėlę trintuką ir ypač kokybiško japoniško popieriaus, tu Lavija irgi bandėjai, užrašinę su ypač slidžiu, ypač kokybišku japonišku popierium ir aš pasikartosiu vien, kad jūs sakiau, šiuo metu Lietuvoje aš nežinau, ar yra užrašinių su kokybiškesniu popierium. Tai tų rinkinių yra įvairiausių, galite išsirinkti pagal tai, kam dovanojate ir aš žinau, kad rugsėjį jau įmonės pradeda ieškoti dovanų ir savo darbuotojams, ir darbuotojų vaikams. Tai noriu pasakyti, kad Japoko gali pasiūlyti jums dovanas ir dovanų rinkinius nuo pačių mažiausių. Jie turi netgi žaislus kūdikiams, naujagimiams iki suaugusių. Iki tokių solidžių jau, ar ne? Taip, iki tokių solidžių dovanų su ypač kokybiška kanceliarija, raštinės prekėmis ir japoniškais skanėstais. Ir dar vienas dalykas, kas labai tinka dovanom, labai norėjau paminėti, dabar renesansą išgyvena, jeigu tu nežinai, Lavija. Vienu momentu žmonės jau nebepirko nuotraukų albumų. Todėl, kad visi kompiuteriuose turėjo nuotraukas ir dabar nuotraukų albumai vėl ateina į madą, kas mane irgi nustebino šiek tiek. Į 90-uosius grįžtam. Taip, tai Japoko turi Japonijoje pagamintus japoniškos kokybės nuotraukų albumus. Su medvilniniais viršeliais, įvairiausių spalvų, raudona, rožinė, balta, mėlyna, kiekvienam pagal skonį ir įvairiausių formų, aš čia dar net ne visų formų turiu, kuo man patinka tokie albumai ir aš pati tik tais tokius albumus namie turiu iš seniau, tai yra albumai, kur nereikia jokių lipdukų ir nieko absoliučiai, jie turi tiesiog skaidrę tą tokią plėvelę, taip, kur tu pakeli ir tiesiog susidėli nuotrauką ir dar gali kaitalioti. Ir dar tokie albumai, beje, dabar po vasaros labai, žinau, žmonės, kai kurie mėgsta visokius kaupbilietėlius iš kelionių ir taip toliau, tai tinka ne tik nuotraukom, bet ir va tokiem dalykam kaupti. Tai, žodžiu, visiškai fotoalbumai išgyvena renesansą ir jeigu ieškosite, tai dairykitės japoniškų iš Japoko. O aš turiu tokių prekių, kurios bus aktualios dabar ištisus metus iki tos vasaros. Ir aš kalbu apie tokius sąsiuvinius, kurių išskirtinumas yra tas, kad jie yra netgi 20% lengvesni už kitus įprastus rinkoje esančius sąsiuvinius. Tai, va toks jų yra plonumas, jie gali būti ir langeliais, ir linijom, galima pirkti ir atskirai, galima tokiais komplektais, kai perkate komplektą dar labiau apsimoka. Ir jie taip ir vadinasi Logical Air, ar ne? Dėl to, kad jie beveik kaip oras. Taip, ir tikrai tie, kas nešiojasi, pavyzdžiui, kuprinės, jeigu ten vaikai toliau trupučiuką mokosi, reikia pavažiuoti iki savo mokyklos ar kitos mokymo įstaigos. Tai aktualu, žinai, kiekvienas gramas realiai, kuris apsunkina tą vaiko kuprinę ir nugarą. Tai visi bus laimingi, aš savo ir labai formatas fainas, kad jie ne mažiukai, o tokie dideli. Ir ne per dideli. Taip. Tokie ir ne mažuliukai, ypač mėgsta atviresni vaikai, kuriems jau nesinori tokių sąsiuvinukų plonų, kurie turi daug tokių jau dalykų, kur reikia jiems storesnių, bet vėlgi ne per storų. Tai labai rekomenduoju ir dabar su mūsų kodu, kuris yra SMK20, jūs gaunate 20% nuolaidą japoko.lt. Visom nenukainotom prekiam, bet sąsviniai tuomet gaunasi, jeigu po vieną vienetą perkant apie €50. Netikėtinai tokios kokybės, japoniškos kokybės sąsiuvinis, va toks yra apie €50. Taip, o jeigu rinkinys skaičiuojant vieną vienetą, tai €20 kažkiek. Tai aš ir sūnui, bet ir savo. Aš labai mėgstu rašyti ranką visokių dalykų pildytis. Tai žodžiu, dabar yra labai geras laikas. SMK20 japoko.lt. Aš savo pati tai vis tik atsakiau, kad kai man buvo noras, kažkurio momentu tikrai buvo didžiulis noras, kad kažkada aš tikrai nusipirksiu kažkurią ten jau tą brandinę prabangę rankinę. Aš analizavau save, uždavinėjau savo klausimus ir aš savo vis tik tais galiausiai taip jau pripažinau, kad aš jeigu pirkčiau, mane paskatintų pirkti tas toks, kad va brangu ir visi pamatys, kad aš va galiu turėti tokį daiktą. Ir tada galvoju, nu gerai, va nusipirksiu. Ir aš galvoju, kur aš eisiu, tarsi mano draugai ir mano pažįstami turbūt manęs net nesuprastų su ten kokiu įbūtonu ar kokiu šaltiniu. Aš savo visiškai atsakiau, kad tai aš pirkčiau dėl statuso, dėl to, kad jinai yra brangi, dėl to, kad va čia pamatys, kad aš čia turiu pinigų. Ir aš kai tai pasakiau atvirai, visiškai ir brutaliai atvirai savo, man pasidarė gėda tiesiog. Ir aš tada sakiau, ar tau to tikrai reikia? Bet, aišku, čia visiškai mano.
kitiem gali būti kitaip. Ir aš tada atsakiau, kad ne, man to nereikia. Ir tada man žinau, kad jo toks labai priešiškas jausmas ir aš dabar to emocijų, kuris laikas gyvenu. Ir aš dabar apskritai noriu tokios rankinės, į kurią žiūrint būtų absoliučiai neaišku, ar jin kainuoja 10 eurų, ar jin kainuoja 300 eurų, ar jinai kainuoja 3000 eurų. Ir dabar pas mane yra galvos skausmas. Man nuoširdžiai labai labai gražus prekės ženklas, yra labai gražios visus rankinės, kaip dabar aš vis sutarimu blogai, tu man pataisyk Kočinėlė. Kočinėlė, man atrodo, kad ten italai, tai jie kočinėlė, jo. Man be galo gražios. Negaliu pasakyti, kad visos, bet jie tikrai labai labai pataiko į mano stilių ir labai daug rankinių man yra gražios. Ir aš dabar galvoju, bet tai gerai, aš nusipirksiu ir iškart žmogus mane skanuoja ir jis supranta, jinai gali už 300 eurų nusipirkti rankinę. Ir aš supratau, kad aš nenoriu transliuoti šitos informacijos, aš noriu tokios rankinės, kur nieks nesuprastų, kad nesimatytų jokio logotipo. Man atsirado toks absoliučiai priešiškumas iš to, kad aš daug metų tiesiog norėjau ir sakiau, aš kada nors nusipirksiu Louis Vuitton Neverfull, kurie man dabar net negražus, o kažkada buvo daug metų gražus. Tai dabar, sakau, persimečiau į to, kad aš dabar, ir ruoždamas šitam podcastui beje, aš pradėjau žiūrėti visas rankinės, tokias, kur jau apie 1000 eurų, ten 800 000, kur nežinomi brandai. Ir aš ten tiek radau be galo daug tų rankinių gražių ir aš galvoju, tai va tokia dabar man ir turėtų būti rankinė, kur niekam nebūtų aišku. Gal už 10 eurų bus aišku, jeigu tu žiūrėsi, už 10 eurų matysis tą nekokybę. Bet aš dabar nebenoriu transliuoti jokio, kad tave nuskanuoja ir žino, kiek tu gali leisti. Man kaip juokinga, kad mes kalbam apie prabangos dalyką, tu mini visai brandą, kuris nėra prabangos dalykas. Tai aš suprantu. Ir matai, kaip mes kalbam, kad bet aš sakau, kad aš tiek persiverčiau. Ne, aš nesakau, kad tai Lavija, kad tai prabangos dalykas. Aš sakau, kad aš tiek persiverčiau, kad aš labai norėjau tų prabangių, aš norėjau Louis Vuitton, aš norėjau Chanelio, aišku, tada, kai Chanelis 3000 kainavo, ne kai 8, dabar nebenoriu. Viskas išbrangino. O dabar man jau tas, kur 300 eurų kainuoja, aš jau jį bijau pirkti, nes jis transliuos kažką tais apie mane, kiek aš turiu pinigų. Ir dabar aš esu toj vietoj, kur jau aš apie tos net nekalbu. Aš net už 300 nenoriu, kuris aiškiai matomas, kur sakys, jinai gali tiek, aš noriu, kad mano rankytė nieko nesakytų apie mane. Tai darau pirk, kur nėra logo jokių, žinai? Aš žinau, bet jeigu tas pats populiariausias modelis, tai čia jau irgi daug kas daug žino. Kainuoja, ten jau prabangos prekė, ten prasideda viskas nuo 1000, bet bus ir kopijų pigių jau pilna. Ir nieks nežinos, tik tu žinos ir nei vienas giminaitis nežinos, nebus jokio screaming logo, nieko nematysi. Tai galėsi savo dėl savęs nusipirkti. Matai, kokia tu kažkokia turi savicenzūrą, reiškia vidinę, nes šiaip jeigu tu savo pasisakei, kad aš žinau, dėl kokios priežasties. Aš iš tuštumo, aš pasakiau, kad aš iš tuštumo. Tai gerai, kas čia blogo, turėk iš tuštumo. Aš supratau, kad nenoriu aš iš tuštumo. Bet mes čia dabar kalbam apie matomus apie matomus statuso simbolius. Bet tai gerai ir nematomi statuso simboliai. Nors dabar kaip atsirado socialiniai tinklai, tai labai daug nematomų statuso simbolių tapo matomai statuso simbolis, nes mes viską Instagramą sukeliam. Ta pavyzdžiui, anksčiau, tarkim, kelionės, jau kažkur keliauji, tai tu gali sau leisti, tai yra statusas, bet visi nemato, o dabar kiekvienas peras, ir jau visi žino, kur tu atostogavai. Bet aš apie tuos nematomus norėčiau tave pakalbinti. Tai nematomi, pavyzdžiui, kur valgai? Ar Charlie Pizzoj, ar Stebukluose? Kokį vyną geri? Už 12 ar už 8? Kur sportuoji? Ar Lemondžyme, ar Reformatuose? Kokie kvepalai? Pavyzdžiui, ne visi ton tos kvapus žino, aš tai žinau, kurie jau tokie brangesni, kur praeina ir tu supranti, kad jau čia, žinai, kokie 200-300 eurų praėjo. Tada, pats geriausias, žinok, yra apie plastinės, tau pasakysiu. Aš galvoju, plastinės šiaip jau yra matomas ar nematomas tasai statuso ženklas ir žinai, kokią padariau išvadą. Jeigu gerai padaryta plastinė, tada nematomas statuso ženklas, bet jeigu blogai padaryta, tada matomas. Ir aš dabar galvoju, blemba, gal jie specialiai blogai darosi, kad visi matytų, aš turiu pinigų plastinį. O tu girdėjai apie Bezosienę, kaip prakalbama apie Bezos tą žmoną, kad jos kritikuojama aš tą tokią labai tokią, akivaizdžią, matomą, tokią kažkokią, nežinau, kontroversišką tą plastiką. Ir kad jinai pradėjo tai daryti, visi žinotų ir matytų, kad jinai gali ir turi daug pinigų ir daro. Ir jeigu tu padarysi subtiliai, kaip tu sakai, tai nieks nesupras. O jeigu tu pasidarysi kaip Bezosienė, kur ten, žinai, veidas pasikeičia. Kad tu turi pinigų. Ir eina tokie gandai, čia tikrai gandai, nežinau, kažkur tiesiog, žinai, esu netyčia perskaičius mačius, kad Bezosas, žinai, buvo įsimylėjęs Sofiją Vergara, tą aktorę. Labai. Ir tada, žinai, jinai ten jį atstūmė ir taip toliau, ten laimingai ištekėjusi. Ir kad ta dabartinė Bezosienė pradėjo
darytis operacijas, bandydama nors kiek būt panaši. Bet yra panašumo. Yra, žinau, kai dabar, ten ta burna tokia, ar ne, ir tuos kraustikolius išsitampius, tikrai matosi, kad tikrai panašu. Bet sakau, čia aš sakau, yra kaip gandai, tai nežinau, žinai, kaip yra, bet kad tai yra jo statuso išraiška, tai taip. O galiu dar papasakoti tau porą dalykų pasijuokti, žinai, iš tų prekės ženklų, kurie yra statusas ir kad tai tik tai prabanga ir kokybė. Man teko, žinai, porą tokių nusipirkti tikrų, originalių, nepadirbtų daiktų, kuriuos aš pirkau Didžioji gatvėje Vilniuje iš žinomo butiko. Ir tai buvo Prada šlepetės, tokios vieną vasarą buvo labai madingos, tokios kaip iš tokios gumos, kaip čia pavadinti, ir kedai buvo. Tai ką greitai pasakysiu, kad kedai man dažydavo pirštus, aš įsitraukdavo kojose, būdavo visą laiką juodi. Ta prasme, come on, Prada, originali tikra, o šlepetės man taip nutrindavo, žinok, čiurnų odą, kad aš galėdavau ten iki parduotuvės nueiti grįžti ir būsiu nutrinta oda. Tai va, ir buvo sumokėta, bet prekės ženklai prabangus irgi pridaro va tokių feilų. Nežinau, turėjau turbūt grąžinti, bet negrąžinau. Bet buvo kaip buvo. O už ką būtum grąžinus, kad dažo ar kad... Turbūt, kaip nekokybė, manau, kad galima nusiauti ir parodyti, kad turbūt neturėtų prabangus daiktas taip daryti, ar ne? Kur, tai va. Turbūt neturėtų. Aš, kai ruošiausi mūsų šitai temai, žiūrėjau, kaip vis tik tai skiriasi per kartas tie statuso simboliai. Tai jeigu, imkim millennialsus, nors turbūt reiktų imti ir biškį plačiau, nes mes jau tokios abi ant ribos. 40 plus, ne, taip sakyti. Taip, turbūt 40. Šiaip, matai, millennialsai yra Jie nuo dar yra 30 aukščiau, žinau. Iki ten 45 ant ribos, bet tarkim. Tai pas mus statuso simboliai yra kas? Moterims. Rankinukai, papuošalai, drabužiai, dabar jau ir patirtis ten kelionės visokios renginiai, namas, gali būti kvepalai. Vyrams automobilis, technika, kompiuteriai, telefonai ir taip toliau, drabužiai avalynė irgi, laikrodis, ir tada tas pats namas ir patirtis. Tuo tarpu Z karta, 15-30 metų, jų statuso simboliai, pavyzdžiui, yra, aišku, dalis yra tų pačių, bet pas juos jau statuso simboliai yra rūpinimasis savimi, sportas, joga, meditacija. Jeigu mada, tai labiau tokia riboto leidimo. Pavyzdžiui, riboto leidimo sneakeriai, jiem yra kažkas tokio. Pavyzdžiui, man arba gražu, arba neriboto, ar neriboto, man nerūpi. Toliau sveikatingumas, veganiška mityba. Nes matai, riboto ten jau gaunasi, kad jau kur šnekėjom, kad tada tu jau gali ten perparduoti ir taip toliau, ten dar kiti dalykai veikia. Z kartai turbūt ne tie dalykai veikia, millennialsam taip, tie dalykai veiktų, o Z kartai tai jie tiesiog, jie nori priklausyti tam tikram siauram ratui, jiems tas svarbu išskirtinumas, dėl to jiems reikia tų limituotų. Bet, kas yra vienas įdomus dalykas, kad Z kartai dar labai didelis statuso simbolis yra turėjimas laisvo laiko daug ir galėjimas jį išvaistyti. Tai reiškiasi žurnalinimas ryte, pilatesas per pietus, latytės gerimas vakare su draugais ir dar tu sugebi kažkaip užsidirbti pinigų. Tu tiesiog gerai leidi laiką, vaibas ir, žodžiu, tau dar už tai moka pinigus. Tai čia Z kartai yra visiškai statuso simbolis ir jie galvoja, kad, geriau iš Tailando, žinai, su kompiuteriu paplūdime dirbsiu be Šanelio, negu stiklainėlėje trinsiu kėdę nuo 8 iki 5 su Šaneliu. Tai čia absoliučiai Z kartos reikalas. Jiems tai yra statuso simbolis. Kažką veikt, kažką Instagramą keli, kažkur ten paplūdimi guli ir kažkaip tu išgyveni ir visi kas iš ko jisai gyvena. Dažnai toksai, kaip tu sakytas, statuso simbolis yra jiems yra nepriklausomybė. Kad aš valdau savo gyvenimą, savo laiką. Ir jiems švaistimas laiko yra visiškai statuso simbolis. Tai va, ir aš manau, kad mūsų karta biški persiima tai, nes pas mumis irgi statuso simbolis yra, turėjimas laiko hobiams jau tampa ir galėjimas dirbti iš namų ir tokiam lankstesniam būtų. Ir tada priejau prie alfa kartos, tai čia vaikai jau... Čia mūsų vaikai. Taip, nuo 0 iki 15 metų. Nuo 0 iki 15. Tai papuola ir mano, ir tavo turbūt. Tai pas juos statuso simboliai yra taip, technologijos, VR akiniai, aišku, žaidimų konsolės, ausinės, taigi bet kokių tai jau neužsidės, ant galvos gatvėje visi pamatys, kad... Net jeigu jos mažulytės vis tiek? Taip. Tada kas mane irgi nustebino. Priimam prenumeratos. Taip, ir mano dukra sakė, taip, aš turėjau Robloxo prenumeratą. Ir čia, ir taip tarp draugų jau turėt Robloxo, priimam ten prenumeratą kažkokį, jau čia yra kietai. Toliau,
Influencerio statusas, YouTube kanalas, savo gyvų YouTube turėt, TikTok savo turėt paskyrą jau jiems čia yra statusas, jau tu čia jau rimtai, jeigu tu turi tarpusai pasikalba YouTube kanalą, tai jau tu čia kietai varai. Tada patirtis ten visokie Disneylandai, Universal Studios ir taip toliau aplankymai. Mitybai, pavyzdžiui, Bubble Tea. Mano dukra sako, aš jau Bubble Tea nebegersiu, nes nebeprotinga kaina pasidarė, bet aš sakau, bet tai čia jau yra statuso simbolis, jeigu, pavyzdžiui, eini su draugais ir jis ten 2 Bubble Tea nusiperka, tai ką jau galvoji? Nu, tai kad tėvai pinigų daug turi. Tai va. Bet tas Bubble Tea čia atskiras dalykas, kur aš iš vis nesuprantu, kaip galima gerti. O Nesugėrus, tai nežinau. Aš irgi, bet man atrodo, kai aš žiūriu tą marmalą, nu, kaip dar gerti. Taip. Tai va, ir žodžiu, iš šito dar ką noriu, kokią išvadą padaryti, kad tai pastaraisiais 10-mečiais, galima sakyti, vyksta toks nuėjimas nuo po truputį vyksta. Ir čia Z kartos atstovų, man atrodo, iniciatyva, tas nuėjimas nuo matomų statuso ženklų prie tokių nematomų statuso ženklų. Tai mes milenialsai, mes visiškai užaugę ant tų prekių ženklų ir statuso per daiktus kultūroje ir mes ten tą pirmą kartą, kuri Instagramą pradėjom tos savo statuso simbolius kelt, nes milenialsams ir 30-mečiai priklauso, tai mes pirmieji tenais įsikėlėm visus savo rankinukus į Instagramą ir taip toliau. Bet su amžium jau pradeda milenialsai vertinti ir tą galimybę dirbti nuotoliu ir laiko hobiam turėti ir taip toliau. O vat Z karta, tai jiems, žodžiu, jie yra tie, kuriems labiausiai jau rūpi tie nematomi statuso ženklai, jie yra, kaip sakant, tie iniciatoriai šitų pokyčių ir tos kitos kartos žiūrėdamas į Z kartą irgi pradeda labiau vertinti tos nematomus statuso simbolius ir tie nematomi statuso ženklai po truputį tampa universaliai svarbesni, nes jie yra sunkiai nukopijuojami. Tai jeigu anksčiau buvo apie tai, ką tu turi, tai jau dabar dažniau yra apie tai, ką tu žinai, kaip tu gyveni, kokią filosofiją renkiesi ir tą jau yra sunkiau nukopijuoti. Ir aš jaučiu, kad šiame gyvenime etape, kai jau vis tiek jau einam pobiškai į tą pusę, aš kartais taip liūdnai skambu, bet mes vis tiek einam į tą pusę, kur nieko nenusineši, aš pati ant savęs jaučiu, kad jeigu žmogus įsikelia, kad jis ten kokį bėga triatloną, ar jis kažkokią tai labai ten tokią kažkokią kelionę, ar jis kažką sportuoja tokio labai, kur tu lengvai nenukopinsi, bet tai tau atrodo, wow, man tai daro didesnį įspūdį, negu kad kažkas savo rankinuką įsikels. Bet dabar apskritai, man atrodo, yra blogo tono ženklas savo demonstruoti daiktus viešai, turiuomenį socialinėse medijose, nes tai, ką tu turi savo spintoje ir ką tu nešioji kiekvieną mielą dieną, yra visiškai atskira istorija, čia visai apie ką kitką. Ir tu gali tai daryti ir gali būti nuo galvos iki žemės apsirengęs vien tik tuo. Bet va tas brukimas ir noras parodyti vos ne prie feikinių maišelių fotografavimasis, žinai. O kai tu kalbėjai apie tą Z kartą, bet žinai, kas jų yra statuso simbolis? Laikai medijose. Nu, tas yra. Manau, kad jiems vis tiek tai yra toksai, žinai, svarbus dalykas. O kalbant apie tą, kad neskoningai yra, nežinau, demonstruoti tos savo... Blogo tono ženklus. Blogo tono ženklus, tos rankinukus. Tai man, kas labiausiai kliūva. Kai kažkoks tai vyksta pristatymas, vakarėlis, raudonas kilimas, taip toliau, ir visos, absoliučiai, gerai, ne visos, 90% moterų stovi čia stovi moteris, ir čia prieki, yra padėtas rankinukas, ir tai dažniausiai yra Šanelis, ir tai dažniausiai dar ne pats mažiausias, ir aš kai žiūriu tas nuotraukas, yra tokių renginių, kur, tai beveik visos su Šaneliais, čia net, man atrodo, Rožinis pudelis yra juokęsis, kad, žiauriai originalios, žiauriai, visos su tais vienodais Šaneliais, ir pasisas, tai kai aš matau tas nuotraukas, tai man, žinok, yra viena, ta prasme, tokia mintis, kad tai šitam komplekte, šitam tendeme, rankinukas ir moteris, tai vertėja yra, kas tas vertingesnis daiktas yra padėtas pirmam plane, o ta moteriškė tai jau yra gyvas rankinės laikiklis. O tu nemanai, kad, pavyzdžiui, yra vis dėlto ir skolinimasi, ir nuomojami tokie dalykai ir taip toliau, nes Amerikoje tai žiauriai populiaru. Ir man atrodo, kad čia, ką draugė turi, tu eini vakarėlį. Tai galvoju, kad jos nesiskolina tos moteris tarpusavį, kurioms yra taip svarbu. Visos iki vienos ir nusipirkusios. Ten tos, kur stovi, tai jau jos Instagrame rodo, kad daug pinigų turi, tai aš jau galvoju, kad jau turi. Aš galvoju apie tokius, žinai, bendrus vakarėlius, kai būna ten kažkokios fotogalerijos, tokios yra. Tai sakai, kad ten gali būti pasiskolinę. Aš tik turiu tokią prielaidą, nes, pavyzdžiui, Amerikoje tai yra be galo populiaru ir net tam pačiam Seksas ir miestas, ar ne, tame jau filme buvo apie tą nuomą, brangių rankinių nuomą, kur tu gali nuomotis. Tai žinok, aš bandžiau pasidomėti, tai domėjausi tik tai ten tiesiog googlinau kažkaip ne kitaip. Tai radau, žinok, iš tikrųjų, suknelės net nesiskaito, ar ne, suknelės tai čia neįdomu. Būtent rankinių, tai radau tik tai vieną platformą, kuri nuomoja ir joje
radau tik vieną tikrai prabangos ženklo rankinę. Tai buvo vienintelis Gucci, ta vadinama bowling bag, žinai, Taip. Tokia jo nedidelė rankinė, tai netgi, žinai, kažkur užsisaugojus esu, kiek kainuoja išsinuomoti, galima nuomotis dienai, o galima nuomotis, pavyzdžiui, Valandai. Ne, žinok, dar geriau, 4 dienos, kainuoja 59 eurai, jeigu įdomu, bet tai tokio dydžio jinai yra tokia, bet jinai yra neodinė net, jinai yra ta tokia iš tekstilės, žinai, ir galima nuomotis, pavyzdžiui, 8 ten dienom, 16 ir, pavyzdžiui, mėnesių, tai mėnesį 2,50, jo. Tai va, už 2,50 su tuo šaneliuku tokiu jau medžiaginiu gali pasivaikščioti, o visos kitos, žinok, yra nesiekia prabangos prekių kategorijos. Bet tai Lavija, žiūrėk, ir investicija, ir verslo planas, supranti, tai perkam per pusę Chanelį ir nuomojam visom. Bet Chanelį, žinok, turėtų daug daugiau kainuoti. Čia rašo, žinai, bet įdomu, kad tas Gucci, žodžiu, kainuoja šiaip jo vertė 2900, o tu išsinuomok suprask už tiek. Ir jinai yra iš tekstilės, jeigu bus grina oda, tai jinai turėtų būti žymiai brangesnė. Tai ta Chanelis, kiek jis ten dabar kainuoja, apie kurį tu kalbi? Beje, Chanelis, aš žinok, aš dabar galvoju, ar aš neklystu, bet nuo 2018 metų ar 2 pabrango. Ten kažkoks kosmosas, tai jeigu anksčiau tu dar ten Chanelį galėjai už kokius ten ir, bijau sumeluot, ten patį mažiausia gal net už 3 galėdavai, ten 4-5 tūkstančiai. Dabar kalba eina nuo 8, 12 ir taip toliau. Čia man tai gavosi, kad prabangos prekių labai poreikis krito per COVID-ą. Taip. Ir dabar, kaip ir daug ir kitų sričių, visi bando atsigriebti, vėl žmonės nori puoštis kaip po savotiško karo, žinai, kaip po antrojo pasaulinio, ar ne? Kaip su Dioru buvo, kad taip iškilo prekės ženklas dėl to, kad, radosi vėl tokios puošnus tie siluetai, labai tas toks moteriškumas buvo skatinamas ir labai norėjosi visiems vėl to tokio gyvenimo, žinai, vėl taip grįžti gyvenimą, džiaugtis jo. Ir pinigų plus užsikaupė. Ir pinigų. Ir nebuvo, ne apie tai buvo, kaip sakant, ne tas galvoj. Tai va dabar po to COVID-o visi išlindo iš tų treningų, žinai, ir tų tapkių. Ir Chanelis sako, ateikit čia. O dabar mes užsidirbsim, tai va. Tai aš tikrai, žinok, manau, kad yra normalu ir čia ne joks kriminalas pasiskolinti iš draugės rankinuką ir nueiti į renginį ir nusifotografuoti laikant vašį. Tai aš tik tais norėjau pasakyti, kad, iš šono vis tik tais atrodo turbūt nekaip, aišku, čia kiekvienam rinktis, bet man, kai stovi va šitaip, tai aš suprantu, kad, čia jau vertė yra tam daikte, o ne tame žmoguje, kuris už jo stovi. Bet dabar gal mes čia tiek rankinukai, moteris, aš vieną ant vyrų užstumsiu, gerai? Oi, tai labai prašau, aš tikrai neprieštarausiu. Tai, žodžiu, yra TikTok tokia paskyra, bet ir Instagram'e yra, kur filmuoja prie Monake, prie šito labai prabangaus viešbučio, Paris Monte Carlo, kažkaip vadina, Paris Monte Carlo, kur naktis ten nuo 1300 iki 7000, o tie jau tenais apartamentai, tai ir kem 5000. Ir rodo vyrukus, kaip atvažiuoja prie to viešbučio, supranti. Ir tos pažemę besivelkančios mašinos, iš kurios bando išsirangyti vyrukas su didžiuliu antsvariu. Ir jis taip komiškai atrodo, ir tu galvoji, bet tai tu įvertindama, žinai, ir savo kompleksiją, ir ten ir dydį, ir viską. Kodėl tu bandai susilankstyti ir įlysti tą pažemę besivelkančią mašiną? Taigi nusipirk didžiulę, kur tu patogiai kaip ponas išlipsi. Bet aš manau, kad jos irgi veikia, kad čia yra tikroji prabanga, čia aš galiu sau leisti ir aš nusipirksiu pažemę besivelkančią mašiną ir paskui iš jos ten griūdamas vos ne. Ten yra net kai kas, kad vos ne ant kelių, žinai, išlipinė. Ir ten toks cirkas matyti šitą vaizdą, tai man čia yra vyrų, žinai, statuso simbolis. Dalykas. Man atrodo, kad čia vienas dalykas, nes jeigu statuso simbolis, tai prašau, patogiai gali iš Rolls Royce'o išlipti, ar ne? Ir parodysi statusą vėlgi, kad tu turi kiek laiko, kokiam sąraše būti ir kokias rekomendacijas gauti, kad tai čia gal kaip tu sakai, gal jam tiesiog labai graži ta mašina. Ne, aš manau, kad tiesiog, žinai, kaip sako, pussy magnet, žinai, kad čia jau eina apie tai, kad tai yra apie jaunų moterų viliojimą. Nors ir jom labai su kablais nepatogu išlipinėti. O vis tiek yra apie tau testosterono kritimą ir tas, atsimeni, kai kalbėjom, ar ne, kad greitis, energija, tai yra apie jaunystę. Tai tokia mašina yra tai, ką tu prarandi arba jau esi praradęs akivaizdžiai. Bet jiems atrodo tokia užsima save apgaulė, kad jeigu aš vis tiek esu iš tokios mašinos besiropščiantis, kad ir labai komiškai, aš vis tiek galiu ją turėti, supranti, o ką Rolls Royce'as, taip, karališka mašina, bet ką jau senukas būsiu. Tai man atrodo, kad čia apie tai, žinai. Gali būt. Tai šiandien mūsų rėmėjas taip pat yra ir Alma Litera ir mes norime pristatyti
3 tokias naujienas, kurias mes pačios išsirinkome, kaip rekomenduojamas knygas, mums jos pasirodė įdomios, iš didžiulio sąrašo, nes Alma Litera yra didžiulė leidykla ir nuolat išleidžia įdomių skaitinių. Tai šį kartą šis trejetas ir tu pasirašei tokia daugiau negrožinės literatūros skaitytoja 2 knygas, būtent iš negrožinės, bet irgi labai čia mums tikrai tema, o aš nusprendžiau, kad ilgėjantiems rudens vakarams tebūnė viena ir grožinė knyga ir būtent ją padovanosime vienam iš vėlgi komentavusių žmonių pasiskaityti, turėti kaip dovaną už komentarą. O komentaras, kaip visuomet, yra laukiamas jūsų, įsitraukite į mūsų temas, į mūsų pokalbį, reaguokit, reflektuokit, dalinkitės savo įspūdžiais. Tai gerai, pradėk tu. Aš pradedu, gerai. Aš išsirinkau 2 negrožinės knygas, nes, tu mane žinai, aš esu negrožinės literatūros mėgėja. Tai pirma knyga, kurią norėčiau pristatyti, vadinasi Meditacijos mirtingiesiems. Tai norėjau paklausti, ar tau ir ar mūsų žiūrovams yra pažįstamas tas jausmas, kad dar truputį ir jau susidėliosiu gyvenimą, o tada tai jau pagaliau pradėsiu gyventi. Tai jau tikrai. Taip, tai knygos autorius Oliver Burkeman, Meditacija mirtingiesiems knygos autorius, griauna šią iliuziją ir sako, kad mes niekada tobulai nekontroliuosime savo gyvenimo ir visų jo aspektų. Todėl autorius kviečia priimti savo ribas kaip, tiesiog neišvengiamą dalyką, nebelaukti ramios dienos ir tai, kas svarbu, daryti čia ir dabar. Šios knygos ašis yra imperfekcionizmo filosofija. Tai vietoj bandymo viską sutvarkyti ir pasiekti neįmanomą produktyvumą. Tai imperfekcionizmas yra priešingybė perfekcionizmui. Taip. Tai knygos autorius siūlo pripažinti neišvengiamą laiko baigtinumą, susitaikyti su neapibrėžtumu ir imti veikti. Ir šioje knygoje jūs nerasite jokių hekų, taip vadinamų, ar stebuklingų rutinų. Tai yra 4 savaičių greitasis kursas, padedantis atsisakyti perfekcionizmo ir išsklaidyti fantaziją, kad vieną dieną tai jau aš viską suspėsiu. Ir autorius skatina sutelkti dėmesį į keletą dalykų, kurie iš tikrųjų kuria jūsų gyvenimą. Tai jisai dalinasi knygoje ir savo asmeninę patirtimi, kaip bandymai būti super produktyviu jam baigėsi tuštumos jausmu, kaip nerimas dėl atsilikimo nuo gyvenimo persekioja net pačius sėkmingiausius žmonės. Ir iš to autoriui gimė tas suvokimas, kad tik atsisakius to beprasmiško noro visiškai kontroliuoti savo gyvenimą, pagaliau tas gyvenimas tampa įdomus ir kartais netgi lengvas. Tai šitos knygos struktūra yra labai paprasta, 28 trumpi skyriai, kurių galite skaityti arba po vieną kasdien, jie yra tokie trumpučiai, kad patiks ne tiem, kurie nelabai skaito knygų, arba galite praryti ir visą knygą per kelias dienas, nes jinai yra labai įtraukianti. Ir tokia turbūt, kur grįžti po to prie jos, ar ne? Visiškai. Tai ši knyga turėtų patikti tiems, kurie pavargo nuo nuolatinio skubėjimo, nori mažiau nerimo savo gyvenime ir daugiau tikrumo bei drąsos gyventi tikrą, netobulą savo gyvenimą. O antra mano pasirinkta knyga yra Aleksandros Shaker Chaosas, kaip nerimas veikia mūsų kūną. Čia aš apie nerimą labai knygų prisirinkau. Tai čia vakariečiams, viskas vakariečiams mums. Tai nerimas veikia ne tik pasirodo mūsų mintis, bet jis veikia ir mūsų kūną, ir širdį, ir kvėpavimą, ir žarnyną. Ir knygos autorė kviečia mus tiesiog leistis į kelionę per visą savo kūną, tyrinėjant nerimo ištakas, priežastis ir jo fizinį atspindį žmoguje. Ir knygos autorė yra klinikinė psichologė. Ji knygoje apjungia ir psichologiją, ir neurobiologiją, ir istoriją, ir literatūrą tam, kad parodytų, jog nerimas tai yra ne tik problema, bet ir mūsų kūno evoliucinė prigimtis. Tai Shaker kviečia nebėgti nuo nerimo, o jį priimti kaip žmogaus dalį ir nesislapstyti nuo jo. Autorė teigia, kad tam, kad suprasti, kaip nerimas veikia kūną, reikia atrasti jo transformacijos potencialą. Tai nėra trumpų sprendimų knyga, tai yra greičiau vadovas saugumo kūrimui per sąmoningą nerimo organizavimą. Knyga turėtų patikti tiems, kuriems nerimas yra gyvenimo palydovas, arba tiems, kurie nori į nerimą pažvelgti kitaip, ne kaip į priešą, bet kaip į sąjungininką pokyčiuose. Priimti ir tada lengviau su tuo tvarkytis, ar ne? Ir apskritai apie tą tvarumą, kaip sakai, kad tie dalykai, kurie veikia ilgalaikiai perspektyvoj, tai yra svarbu ne čia ir dabar, ar ne, kažką padaryti. Na gerai, o aš kaip atsvarą tokią išrinkau grožinės literatūros skaitinę ir tai yra Dienos, kai mylėjau tave labiausiai. Ir
Na, vienas toksai sakinys mane užkabino, vienas iš apžvalgininkų taip parašė, kad tai knyga, kuri pirmą sudaužys jums širdį, o po to suklijuos ją iš naujo. Kaip gražiai. Labai gražiai ir taip ir skausmingai, bet ir to pačius tokia šiluma ir tokia viltimi. Ir pasiskaičiau pradžią ir tikrai knyga labai lengvai skaitos ir labai traukia, o pradžia yra tokia. Susėda vyras ir žmona, sutuoktiniai, jie artėja link 80, bet ir 80 nėra, pasikviečia savo šeimą, vaikus, kurie jau užaugę, kurie jau patys vaikų laukėsi jau netrukus ir netgi ir apie anūkus jau eina kalba, kad tie vaikai jau yra suaugę ir visi sėdi ir sako, mes jums norime tokią žinią pranešti, žodžiu, kad mes gyvename tai paskutinius metus, kad yra paskutiniai mūsų metai gyvenimo, vat, mano ir jūsų tėčio, ir po metų mūsų nebebus, tai yra paskutinis mūsų ruduo, vasara ir taip toliau. Ir vaikai pirmą nesupranta, apie ką tai eina kalba, ką jie turiu omenyje, ką jie čia šneka. Pasirodo, kad vienas iš sutuoktinių serga sunkia Parkinsono liga ir labai neprognozuojama, labai tokia agresyvia ir labai tokia greit progresuojančia jos forma, o kitas neserga niekuo. Bet tas jų apsisprendimas, kad jie vienas be kito negali gyventi ir kad jie tiesiog supranta, kad jie neturi kitos išeities, jie nusprendžia kartu pasitraukti iš gyvenimo. Tai aišku, tai yra didžiulis šokas vaikams, visi yra šokiruoti, nustėrę, pakraupę nuo tos minties ir tuo baigėsi tas pirmas toks vidinis skyrius. Ir tada prasideda istorijos sukimas atgal. Nusikeliama į tuos metus, kai prasideda Antras pasaulinis karas ir apie tą pirmą pažintį. Tai aš jau taip, žinai, pati pradėjau skaityti ir supratau, kad čia tikriausiai tai bus tikrai ta istorija, kuri taip stipriai trauks, kur tu pamilsi, įsimylėsi visus personažus, kur tu nežinai, kuo baigsis. Pradžia yra toks bombos tarsi numetimas, kad apie ką jie kalba, kaip jie gali kartu pasitraukti iš to gyvenimo. Ir va ta turbūt meilė tiems personažams ir tas toks, kaip sako, širdies sudaužimas, bet po to suklijavimas iš naujo, tai manau yra tiems žmonėms ši knyga, kurie tikrai mėgsta labai ir nebijo tokių jausmų, kai knygos sukelia jausmus, kai pažadina tokius nepatogiausius jausmus, ar ne, ir kažkokius skausmą ir širdgėlą, kad tu gali ir verkti, turbūt skaitydamas knygą, bet tuo pačiu suteikia tokią didžiulę viltį ir kažkokią šviesą. Tai va tikrai daugiau nepasakos ir nespoilinsiu, kitaip tariant, bet pradžia yra tokia daug žadanti ir tikrai tiems, kurie mėgsta su knyga gyventi ir susigyventi. Tai dar sykį dienos, kai mylėjau tave labiausiai. Ir primenu, kad būtent šią knygą padovanosime vienam iš jūsų, kuris parašysite komentarą, komentuokite, reaguokite į mūsų šios dienos epizodą, į temas, kas jums yra įdomu, kas jums atliepia, ką patys norite mums papasakoti, labai prašom. Vėlgi burtų keliu ištrauksime, tai jau tradicija, mes visuomet kažką apdovanojame ir šį kartą dovana bus knyga. Prašau. Pakalbam apie 80-ųjų, 90-ųjų, 2000-ųjų statuso simbolius. Taip, čia, žinok, iš tikrųjų įdomu. Ir, žinai, iš tikrųjų apie tuos 80-uosius net neverta kalbėti, pasakysiu kodėl, nes tai buvo dar Sovietų sąjunga ir tai buvo daugiau apie deficitą kalbant. Tai buvo deficitas. Tai čia buvo kas kita. Ir kontrabanda. Taip, tai čia toksai, žinai, čia jau toksai ne visai adekvatų ir be to ten buvo daug tų iš tikrųjų sovietinių visokių reliktų, žinai. O va 90-ieji, kuo yra įdomus, kad tai yra jau mūsų besikuriančios, žinai, laisvos šalies laikas ir kokie atributai. Nu tai visų pirma. Tai statuso simboliai buvo vakarietiškos visos naujovės. Teisingai tu sakai, tai ir buvo. Ir tai kaip yra smagu, kad tai buvo, kad mes vakariečiai, mes norim gyventi kaip visas normalus pasaulis. Nu gerai, pirmo vietoj, kaip tu galvoji, kas? Paprasta, ką tik šnekėjom apie besiropščiantį. Automobiliai? Automobiliai, tai vienas taip, tai buvo automobiliai ir kokios markės Audi 80, Audi 100, Mercedes-Benz, ypač 124 modelis ir 190, nu ir BMW, Bemsas, aišku. Tada jaunesnė tokia jau hebrytė, žinai, tokie studentai, tai jeigu turi golfuką, žinai, tipo pirmą, tai irgi faina, tu esi kietas, gali dar kokius lietekus tokius rimtesnius užsidedi ir irgi jau esi toksai tame statuse, žinai. Atsimeni tą momentą, kai pirmą kartą užsieninę mašiną įsėdi, nes aš atsimenu, nes tėvas visai, kad turėjo Žigulį, tada vieną kartą buvo pasiskolinęs Volga, tai man ten jau atrodo kosmosas ir jau tada tą dieną, kai jau nusipirko vakarietišką, aišku, ten tokia sutranėjusią mašiną, bet žodžiu, bet vakarietišką, aš iki šiol pamenu. Atsimeni? Jo.
Aš kažkaip irgi atsimenu, bet aš kažkaip, kadangi pati greit pradėjau visai vairuoti, išsilaikiau teisės ir kažkaip faina mama nupirko tokią fainą mašinytę, tokią Mazda 2 durų. Oi, kokia aš kieta jaučiausi. Ir iš tikrųjų buvau kieta, nes atvažiuodavau vienintelę savo kursę prie pat durų. Maironio gatvė, dabar ten iš vis net statyti negalima, čia senamiestis Vilniuje. Ir pasistatydavau savo, nemokamas parkavimas buvo ir eidavau savo į paskaitas. Nors man tiesiog buvo labai patogu, nes aš gyvenau miegamajam rajone, bet dabar, kai žiūriu, tai buvo irgi statusas, žinai, toksai simbolis. Taip. Tada mobiliai telefonai, įsivaizduoji. Nokia 3310. Nokia, Ericssonas ir Siemens. Va dabar net apie tokius nebelabai ir atsimenam, žinai. O tada vat, buvo tai esmė ir tu išsitrauki tą telefoną ir statuso simbolis buvo dar ir ne tik turėjimas, bet ir galėjimas paskambinti. Galėjimas susimokėti abonementinį mokestį, kas buvo 50 litų per mėnesį, buvo be galo daug, o minutės skambučio buvo 2,5 lito. On top, kaip sakant, ant to abonementinio, tai turėti tokį telefoną, žinai, tai čia buvo Mūsų wow, vaikai visiškai nesupranta, pavyzdžiui, kaip pasakoji majakinimo kultūrą, kur ten pamajakini, atgal atmajakini, arba, pavyzdžiui, tas, kodėlgi nemokamai, taip, arba kur paskambini ir žiūri sekundės, kad daugiau negu minutę. Tos paskutinės sekundės turi padėti, tada vėl paskambini. Tada žinutė kainuodavo gal ten jau kokių ten 50 centų ar 30 minutai dar ten leisdavai savo, bet įsivaizduoji, kad už tą abonementinį susimoki ir dar toliau. Tada, kas buvo iš drabužių ir avalinės 90-ieji, tai Adidaso treningai, bet originalūs, nepadirbiniai, tos 3 juostelės turėjo būti originalios. Tada Levi's džinsai 501 modelis, čia irgi labai apie tai svajojo jaunimėlis. Tada visai neblogai šalia dar ten buvo turėti ten Wrangler, Lee, ten Mustang džinsus, bet Levi's, čia buvo legenda. Bet jie iki dabar turbūt legendiniai. Levi's džinsų turėjusi. Aš irgi, bet būtų įdomu pasimatuoti ir suprasti, kame ten tokie išskirtinumai. Tada, aišku, sportbačiai, Nike'as, Reebok, Puma, va čia Lietuvoje buvo prieinami. Ir dar tokios odinės striukės ir ypač tokios blizgios vienu metu buvo madingos ir tokios pūstos, kas dabar atėjo į madą. Tokios, žinai, odinės striukės, kur toks tokio susitraukė, tokio labiau tokio kaip diržo, tokio kaip tokio formos ne palaidos, ne baikerio, o tokio pustesnės, tai va. Aišku, tada, žinai, ir ta technika, elektronika, nes žiūrėk, čia ir Sony, ir Panasonic jau televizoriai atsirado, ir muzikos centrai, Sharp, atsimeni, aš labai gerai atsimenu, Sharp mes turėjom. Čia buvo wow, Sony, tada fotoaparatai. Aš atsimenu, kai įsigijau pirmą fotoaparatą. Grotuvai atsirado. Ir kai įsigijau netgi ne pirmą, kur su juostelėm, bet jau pirmą, kaip jie vadinasi. Flešinį tą tokį, jo. Ne, kur nebereikia dėti juostelės, kad išryškinti, kur dedasi kortelė. Tai skaitmeninis, tai ir vadinasi mažiukas, kur tu per ekranėlį, taip. Tada vaizdo grotuvas, jis buvo irgi statuso simbolis, nes tu galėjai žiūrėti, ką tik nori, o ne ką ten tau rodo per televizorių, nes vis tiek dar skurdu buvo, ar ne? Turinys toks buvo skurdokas. Tai apie puošalai ir aksesuarai be jokios abejonės. Tai kas yra įdomiausia, kad kaip viskas apsisuko ir grįžta į madą. Laikrodžiai Casio. Taip, dabar jaunimėlis vėl. Casio čia yra, žinai, topinis dalykas. Ir ten koks nors, žinai, netgi prabangesnis hipsteris ir tas dar, žiūrėk, bus su Casio. Tada tokios smulkmenos, kas man čia pasirodė įdomu. Pavyzdžiui, nepropaguojam rūkyti žalingą sveikatai užsienietiškos cigaretės, nes prieš tai ten visokie, žinai, kosmos iš mosmosai, primos baisios buvo. Marlboras, Kentas ir LM'as buvo jau prie tokių geresnių. Taip. Ir geriausias iš jų turbūt buvo, galvoju, kas Kentas ar Marlboro. Aš pati rūkiau. Dar žinai, koks buvo, matai, o vat iš tų čia kalbant jau apie kultūrinius dalykus, supraskit, ne apie rūkalus iš principo, tai Marlboro ir Camel. Dar buvo toks. Ir moteris dar tokias tokias plonas, jo, čia toks buvo irgi kažkoks elegancijos kažkokia išraiška. Tada, kad įdomu, dar importiniai alkoholiniai gėrimai pasidarė labai populiarūs ir irgi statuso simbolis, kuo tu vaišinsi savo balių padės ant svečius, stalo, taip, nes giminės jau žinos, kaip tau sekas. Tai čia žiūrėk, ar tu ten kažkokį jau ir kitokią degtinę dėsi, jau kažkokį kitą konjaką, kokį nors vermutą. Kokia tada populiariausia palauk degtinė? Tai dabar pasakysiu, bet irgi čia mes nepropaguojam alkoholio, supraskit. Smirnov. Jo, teisingai. Tai va, buvo šita ir toks dar Martini buvo irgi. Tai va, oi, Martinis, tai taip. Ir vienas juokingiausių dalykų iš tų smulkmenų irgi, tai plastikinės pirkinių tašės užsienietiškais logotipais, iš kurių mes ką tik juokėmės pradžioj, kad čia yra kultūrinis paveldas. Ir tai buvo Nike ir Boss, būtent juodas Boss su tokiu, ir kad daug kas net jas nešiodavo kaip rankinės, kad supranti, kad tu gauni tą maišą, iš kioskė nusipirki plastikinį ir vaikštai,
prasme, nu kaip į darbą, į universitetą, nu visur, kur jau tau reikia. Tai supranti. Vaikai mūsų nesuprastų turbūt, bet... Tai va, tai čia yra labai juokinga. Ir aš dar vieną dalyką noriu pasakyti nuo savęs, ką aš atsimenu iš savo vaikystės po 90-ųjų, jau kaip vaiko statuso simbolis, tai buvo Barbė, tokia lėlė. Visiškai. Ir jinai buvo tikrai brangi ir buvo sunkiai gaunama ir čia reikėjo dar kažkur nuvažiuoti į užsienį ir tik po 2000-ųjų pradėjo jau lengva tokia prekyba, atsirado ten visas Maksimos, jau galėjai tiesiog nueiti žaislų parduotuvę ir nusipirkti Barbę arba nu ten, žinai. Bet iki to laiko... Ir tai dar pradžiai turbūt tokia biški minkštą galėdavai nusipirkti, o va tą tikrą... Ne, rašo, kad nuo 2000-ųjų tos tikros Barbės atsirado, ta pasiūla. Nu tai jau po 2000-ųjų, bet va tas 10-metis iki to... Tai čia reikėjo važiuoti į užsienį arba turėti giminių užsienį. Mano viena draugė turėjo Amerikoje giminių, tai buvo atsiuntę tą Barbę ir aš taip aišku, kad pavydėjau, o mes turėjom Lenkijoje giminių ir man atsiuntė Stefą tokią, dar kaip dabar atsimenu. Aš atsimenu tik Cindy ir Barbę. Tai va, buvo ir Stefa. Taip, ir tokia Stefa. Ir aišku, jinai tokia buvo labai panaši, bet ne tokia kojytės, tos nesilanksti. Žinai, Barbės lankstosi kojos, ant rankytės irgi, nu, žodžiu, nu, ne tas, bet kurį laiką žaidžiau. Ir tada kažkaip tėtis turėjo kažkur reikalų komandiruoti į Vokietiją, kaip dabar atsimenu, ir atveža man tą Barbę. Aš maniau, kad aš nualpsiu. Kiek tuo metu buvo? Aš neatsimenu, nu, tai dabar galvoju, turbūt kokių 12 gal, nu, kažkiek tiek. Maniau, kad aš nualpsiu iš to džiaugsmo laimės. Nu, tas man taip įstrigo ir dar turint omenyje, kad tai buvo tikrai brangu ir tai buvo markės. Ir tėtis svarstė, ar nusipirkti savo kažkokias ten jau kokybiškas kostiuminės kelnes, ar jau dukrai lėlę. Nu ir nupirko lėlę. Dabar. Aš tai žinai, tik tais, ką dabar atkreipiau dėmesį, tu sakai 12. Dabar tu įsivaizduok, ar šiuolaikinės 12 metė žaidžia su lėlėm? Jos dažosi labiau negu bet kokia Barbė, jau ko gero supranti. Apie ką kalba? Taip. Apie ką kalba? Dabar visai kiti, sakau, statuso simboliai. Tai vat ką aš atsimenu iš savo va, tokios jau tikros vaikystės, tai va ta Barbė kaip išskirtinį, kaip vaiko, o po to aišku jau... Statuso simboliai. Tai jau kieme jau, jeigu su Barbė išeini, tai jau... Tu kas jums Barbė, negalima dar atims kas nors čia namie, kad dulkė nekokia nors nenusėstų ant tos Barbės. Ir tada dar aišku šalia to tie rubeliai. Kiek jinai gali visko turėti, bateliai. Čia irgi toks statuso. Mašina, taip, namas. Kokia jos yra padėtis, supranti. Ir jinai yra, žodžiu, vaikai. Turi partnerį, taip čia buvo labai įdomu. O po to, po 2000-ųjų, tai aišku, ten jau atskiros istorijos ir irgi įdomu, bet čia galima, žinai, vos ne atskirą laidą daryti apie tą tokią bendrą nostalgijos temą, kuri susijusi su statusais, tokiais simboliais statuso. Aš nuo savęs pridursiu vieną statuso simbolį ir čia biški ir su nostalgija susiję ir su šiais laikais. Aš šiais laikais, vis dar susiduriu su tą nuomonę, yra žmonių, kurie sako, kad, save gerbianti moteris, ypač jeigu jau vyresnio amžiaus, 40 plus, sakykime, taip. Tai jau ant savęs užsidės tik tais auksą, jau ten blogiausiu atveju, jau čia sukandus dantis sidabrą, ir jau, žodžiu, briliantai, deimantai ir taip toliau. O jeigu jau bižuterija, ar kažkas ten tik paauksuota, arba neduok, dieve, jau ten plastikas, tai slėpkis po lapai, žinai. Ir tai čia dabar paskutiniam savaitėm vyko internete drakės dėl kardelių, kad čia sovietinė atgyvena, tai man toks įsitikinimas, kad tik tais auksas ir deimantai tinkami užsidėti, žinai, ir pasipuošti, tai man čia yra tokia sovietinė visiškai atgyvena, žinai, nes kodėl sovietinė? Sovietiniais laikais tikrai statuso simbolis buvo auksiniai papuošalai. Ir auksiniai dantis to pačiu. Kodėl buvo statuso simbolis? Todėl, kad žmogus kažko tais labai nusipirkti, taigi negalėjai, nebuvo nei kelionių, nei kažkokių prabangos prekių, viskogi trūko, tų papuošalų dar kažkaip yra. Tai kaip tu tą statusą jau savo daugiau, nei kurių užsienį išvažiuosi, nei kokią mašiną nusipirksi, supranti, da galiu net turėtų pinigų, tu tos mašinos negausi, jeigu ten net stovėsi, žinai, ir taip toliau. Tai ką, reiškia, sovietinis žmogus ką gali nusipirkti? Tai jis gali nusipirkti aukso, žinai, ir ten dar kokia akutė jau irgi koks nors akmuo, žinai, rubinas, anksčiaugi ne deimantai, buvo rubinas koksai. Tai va, žodžiu, tai jau statuso simbolis. Kitas dalykas, kad, tai kodėl, pavyzdžiui, sovietiniais laikais vertino tą auksą? Tai todėl, kad daug galimybių kažkaip tais investuoti ir kažkaip taupyti, mes neturėjom, buvo ten taupkase. Bet tu kaip tu tenais, kaip tu tos pinigus dabar tai mes galime investuoti. Psichologiškai kažkam kažkur atiduodi, o čia tu žvilai maišelis kažkur paslėptas namuose. Taip. Ir tai buvo būdas, kaip ir taupyti, nes tai santaupų forma, nes tu gali juodoje rinkoje parduoti, tu gali mainyti deficitinės prekes, tu gali kaip kyšį nunešti. Tai ne tik pasipuošt, bet jau jeigu kažkas atsitiks, čia net gal ir iš senesnių laikų, pavyzdžiui, mūsų močiutės, jeigu Sibirą trėmė, tai visi susirinko auksus ir taip toliau, jeigu netim, žinai, tai aš kažkur išmainysiu. Tai buvo ir toks kaip ir taupimo forma ir statuso simbolis, nes ką tu ten daugiau nusipirksi. Sekcija prabangė, krištolinę vazą, bet jų ant savęs neužsidėsi, o status tai reikia demonstruoti.
Nu tai žodžiu žiedai. O bižuterija, kai buvo, vakaruose, tai jau visi suprato, kad čia yra stiliaus elementas, o pas mumis sovietiniais laikais, koks dar stilius, tai čia jau yra, jeigu tu jau demonstruoji, užsidėjai, čia turi būti rimtas daiktas. O jeigu tu užsidėjai ir čia ne auksas, tai tu čia kažką apgaut bandai, ar ne? Tai man tas toksai iki dabar įsitikinimas, kad ateina. Man buvo tokia situacija, klausė manęs pažįstama, aš su tokiu pakabuku ir man auksos spalvos, ir man sako, čia turbūt auksas su deimančiukais, o aš jai sakau, nežinok, čia yra euras su centukais. Ir jin taip net atsilošė. Ai, atrodo kaip auksas, sakau, matai? Sakau, nusipirkau, nes man labai gražu, o kadangi, žinok, sakau, vertingiausias daiktas čia esu aš, tai jau ten ką aš užsidėsiu, jau nei pakels, nei nukrista mano vertė. Tai man šitas labai, kad iš sovietinių laikų atrodo, kad ten tik auksas, o dabar man atrodo, kad galim nešiot, ką norim ir tiesiog žaisti tais papuošalais ir nebelaikyti papuošalų statuso simbolių. Nors vanklyfai, Rolexai ir taip toliau. Tai čia, bet čia sakau, čia visą laik bus ir čia, žinai, industrija didžiulė užsukta, tos visos prekybos, ekonomika turi, žodžiu, suktis 9 ratais. Tai kviečiame komentuoti, prisiminti visus savo pastebėjimus, kas iš tikrųjų ir iš tos tokios jau jaunystės, ar ten kažkokių 90-ųjų laikų, kas juokindavo, koks tas statuso simbolis juokingas, kas iš tikrųjų būdavo, kas dabar jums yra svarbu, jums gal tai nesvarbu apskritai. Kas įdomu šioje temoje? Komentuokit, komentarų laukiame ir turime jums padovanoti puikią knygą dovanų. Ir jeigu jūs žiūrėjote visus podcasto Suaugusių moterų klubo epizodus YouTube, tai aš tik noriu priminti, kad mes taipogi su Lavija turime ir podcastus iš namų, kurie yra mūsų Substack paskyroje ir ten yra dar kitos temos, naujos temos, kurių nėra čia YouTube. Ir nuorodą į mūsų Substack kanalą mes paliksime šito video aprašyme, tai keliaukite ir žiūrėkite, nes ten tikrai per vasarą mes įrašėm nemažai naujų video. Iki. Iki.